Jeigu tu nori to žaidimo, prašau, užsiimk, žaisk, mokykis. Jeigu nenori, jeigu tu turi darbą, kurį myli, šeimą, kurią myli, ir laisvalaikį, kurį myli, nusipirk kažkokį Eurohilt fondą, negausi tokios grąžos, bet jeigu mes paskaičiuosim, žinai, ant 10 000 eurų, ar tu uždirbsi ten 10% ar 8%, tai absoliučiai jokio skirtumo. Ta prasme, mes čia, žinai, tiesiog tau visiškai tas darbas, papildomas stresas, kurį tu įdėsi, tau niekad neatsipirks. Čia bendrai reikia suprasti, kad su opcionais strategijų gali būti labai daug. Tiesiog ypatingai daug. Tu gali tiek didinti savo riziką, tiek mažinti savo riziką, tiek draustis, tiek išdalinti. Tai yra tiesiog su opcionais tu labai daug dalykų gali daryti ir gali spekuliuoti ir ilgam, ir ta prasme tiesiog milijonas strategijų ir būtent tai yra jų ir žavumas ir labai didelė rizika. Bankininkai, hedgefunderiai ir taip toliau kaip pensija išeina šitą daro savo tiesiog pinigų užsidirbti pastoviai, nes tai yra toks fixed incomas iš dalyje tam tikra prasme, su equity rizika fixed incomas. Bet kur žmonės dažnai užliekia, tai jie ieško tų pozicijų, kurios turi iš kurių galima labai daug premijos sugeneruoti. Seną EKM6M BMW draudi, tau draudimas bus kainuos, nes tiesiog ne dėl to, kad mašina būtinai baisiai brangi, bet dėl to, kad labai kintamumas jos didelis, sakykim taip, kely. Jeigu tu, žinai, perki dizelį Passatą, tai jis, pigiau kainuos ne tik dėl jo kainos, bet ir dėl to, kad tiesiog jau yra. Lygiai taip pat ir su opcionais. Tas drawdownas, žinai, gali būti labai ženklus, nes ką dažnai daro žmonės, kaip pardavinėja opcionus. Jie prisima efektyviai leverage. Ir aš, tarkim, turiu milijoną, bet aš rašau opcionų ne už milijoną, o už 2 milijonus. Tada tu į viršų labai gražiai kyli, kai viskas kyla, nes tu tiesiog dvigubini savo exposure efektyvų. Bet kai krenta, tada drawdownas ir įsijungia, žinai. Kalbant apie tokius ETF-us, kurie yra Amerikoje, kaip, pavyzdžiui, SVOL, ten TSLI, Yieldmaxo panašus ETF-ai, kur, kalbant apie tai, kad, tarkim, jie moka, nežinau, ten 20-60% dividendinį pajamingumą metinį, bet pasižiūrėjus į vidų, ten, tarkim, vienas perka opcionus, kitas ten futurius ir panašius dalykus, tai, kadangi esi susidūręs su opcionais gana nemažai, tai ką tu, tarkim, apie tokius produktus galėtum pasakyti? Jie saugus, rizikingi, lengva juos suprasti, nelabai? Ne, tikrai nelengva suprasti. Kiekviena strategija, jinai skirta konkrečiam tikslui užtikrinti. Pažiūrėt, mano fondą. Kas yra? Mano fondas žiauriai gerai performintų, palyginus su rinka, jeigu viskas stovėtų vietoje. Jeigu būtų flat, žinai, viskas sudėtų, aš būčiau čia, žinai, geriausias traderis ant rankų vis nešiotų. Jeigu viskas kyla kaip dabar, mano strategija atsilieka ir vis sako, kad aš durnas ir nemoku prekiauti. Kad nebūtų taip, kad investavai 10 000, žinai, galiausiai ETF vertė nukrito iki 1000, gavai 9 000 dividendais, turi tą patį, bet dar nuo dividendų susimokėsi GPM. Taip. Ir kas yra visiškai absurdas. Jau pats volas, implied volatility, jau yra išvestinis instrumentas. Tu ant jo tada užmauni futurius ir opcionus, kas tau effective leverage duoda. Ir kodėl ten yra daug obligacijų? Nes tiesiog dėl sverto, nes tu nepanaudoji visų pinigų, tu efektyvų svertą turi žiauriai didelį ir tam, kad nelaikyti kešo kaip užstatą, tu nuperki obligacijų, bet tos obligacijos tai yra užstatas ir jos nėra strategijos dalis realiai. O kai viksas šaus į viršų, tada... Obligacijos eis lauk, nes jos kaip užstatas išvažiuotinės, tai čia žinai. Bet į tokius aš tikrai nerekomenduoju lįsti, nes visi vikso fondai yra žiauriai rizikingi. Tikiu, kad aš galiu 10-15% per metus uždirbinėti pats asmeniškai, pakankamai stabiliai aš tam turiu mažai abejonių. Žinai, long termai mes paimtume 10-15 metų, aš manau 10-15 aš tikrai galiu daryti pakankamai stabiliai. It's fine. Bet 10-15 stabilių reiškia, kad man reikia kokių, 5 milijonų, kad aš taip galėčiau ramiai gyventi. Daug kartų mačiau, nes labai daug metų jau rašau viešai. Tikrai periodiškai, žinai, jeigu ne kas metus, ne kas pusmetį ateina žmonės pas mane ant sienos, kurie man aiškina, kad tu blogai investuoji, blogai treidini, visa finansų sistema yra supuvus, visi čia nieko nesupranta. Aš per paskutinius 2 metus vidutiniškai po 1% uždirbau, tai yra easy. Ir galiu visat pasakyti, kad per ateinančius 2 metus šitas žmogus nieko bendro su finansų rinkom neturės, nes viską tiesiog sudegins. Ir nebeparašys, taip. Tai sveiki visi, esu Artūras Milevskis ir eilinį kartą sveikinamės iš savo jaukios studijos. Už lango labai karšta, bet vis tiek mes, kaip sakant, nepasidavėm ir arba kitaip tariant, atsižvelgėm jūsų pasiūlymus nestabdyti ir tęsti. Tai tą progą pakvietėm superinį pašnekovą, Tautvydą Marčiulaitį.
Sveikas, Tautvydai. Labas. Tave labai daug kas rekomendavo pasikviesti. Aš labai džiaugiuosi, kad, kaip sakant, radai laiko ir pavyko susiderinti. A, Šiaip standartiškai aš pašnekovą prašau prisistatyti. Tai aš gal paprašysiu, bet prieš tai aš dar truputį iš savo pusės pristatysiu. E, Pasižiūrėjau, žinai, ten tavo, nu kaip, mes esam pažįstami jau ne pirmi metai. Esu aš dalyvavęs tavo ten kviestiniuose renginiuose ar panašiai. Tai va dabar tu kitoj pusėj sėdi. Bet vienu žodžiu, aš pasižiūrėjau LinkedIną, tai taip trumpai nuo jėzuitų gimnazijos iki studijų Esekso universitete. Po to grįžai į Lietuvą, kaip suprantu. Ir, nu, ten su kažkuriais darbais dirbai Danske banke, privačios bankininkystės skyriuj berods. Taip. Jo, tai aš šiaip pats irgi Danske banke dirbau, tai va tavo kolegas dabartinius, kuriuos žinau. Ir kažkuriuo metu, turbūt, kai ten Danske bankas užsidarinėjo, nežinau, kažkas keitėsi ir kažkuriuo metu su kolegom įkūrėt investicijų valdymo įmonę Milvas, kur dabar dirbi, valdai tiek obligacijų, tiek akcijų opcionų fondus. Nu, teisingai, jeigu ką, Taip, viskas galėsi teisinga. papildyti. Ir kitas dalykas, kas man užstrigo, čia nežinau, galėsim pajuokauti, kažkuriuo metu dirbai NT brokeriu. Taip. Tai ir NT dabar tau nėra mylimiausia investicija. Niekad nebuvo. Supratau. Tai neilgai dirbai gal, nežinau. Neilgai, ten yra visa istorija, kodėl tai buvo, čia su logika, čia nėra taip, kad šiaip sau, jau ir nusprendžiau dirbti Taip. tai brokeriu, tai čia viskas buvo nuoseklu. Ok, tai o šiaip įdomu man, nu, mokykla, kurią baigėjai, šiaip žinom, jinai yra ten tarp top 2 turbūt mokyklų Lietuvoje vis dar. Tai kodėl nusprendei važiuoti į užsienį studijuoti? Nežinau, tiesiog buvo įdomu. Kažkaip nesinorėjo, čia visą žinau, kad čia galiu grįžti. Mhm. Tai buvo įdomu važiuoti, plius keli draugai važiavo ir mes tiesiog visi kartu, keturiese buvom. Mhm. Nusprendėm, kad reikia stoti tos pačius universitetus Anglijoje ir kur visi stosim, ten važiuosim. Ok. Tai taip pat ir išvažiavom. Bet tai buvo vis tiek, nu, tai buvo finansų pakraipa. Pradėjau nuo ekonomikos, žinok. Ekonomika ir Ok. politika buvo pirmais metais mano, po to politika dingo iš Tai mano kada gyvenimo. finansai atsirado, kur sakytum, įdomu pasidarė ir pradėjai, nežinau, domėtis arba gal investuoti, kada šiai pradėjai? Man finansai buvo visada įdomu, aš tik finansus norėjau suprasti per makro prizmę visada, nes aš dar mokykloje šiek tiek pradėjau domėtis, investuoti ir man buvo būtent ekonomika įdomi kaip dalis, kaip svarbi dalis, analizuojant finansus ir darant finansinius sprendimus. Aš nenorėjau į grynus finansus, nes tai yra daug ir įmonių finansų ir viso Taip, tokia taip. labiau įmonių finansų analizė, sakykim, gautųsi. O būtent ekonomika man pasirodė, kad ir įdomu, ir svarbu tuo, kad tu gali iš makro pusės suprasti ir tada ilgalaikius sprendimus lengviau ir geriau daryti. Tai dėl to buvo ekonomika, bet po to magistras buvo finansų. Ok. Ir kas paskatino, nežinau, vėl čia gal buvo jau, kaip buvai suplanavęs, bet kad, nu, vis tiek, žinai, baigiau univierą Anglijoje, tai ko nepasilikti Anglijoje? Kodėl? Man nepatiko nei kompensacijos, nei tikėtina grąža už įdirbį, nes pats turbūt žinai, kiek laiko tu turi dirbti ten investment bankinge kažkur ar bet kur, tam, kad ir tai tu pirmais keliais metais tu neuždirbi nieko iš esmės. Taip, tuo metu palyginus Lietuvos atlyginimais, tai turbūt atrodė nemažai. Bet realiai aš supratau, kad Lietuvoje irgi tą gali pasiekti ir turėdamas žymiai geresnį gyvenimo balansą ir žymiai geriau, ramiau gyvendamas. Kitas dalykas buvo tik po krizės, kai aš baigiau universitetą ir buvo labai competitive visa rinka, todėl į tuos top bankus buvo labai sunku patekti. Jie tikrai, ta prasme, nieko nepriėmė realiai apart kelių tų geriausių universitetų, nes buvo ir kvotos sumažintos darbuotojų, viskas buvo tiesiog labai kitaip. Tai buvo galimybė realiai arba likti kažkokiam ten antro, trečio tiero institucijai ir bandyti prasimušti, arba tiesiog grįžti į Lietuvą ir kažką veikti įdomaus ir ramiai veikti. Ir taip, ta prasme, gryna piniginė išraiška, kompensacija buvo mažesnė grįžus, bet perkamoji galia, laisvas laikas tiesiog savo draugam ir taip toliau, labai atsveria visą tą ir aš tiesiog sėdėdamas, aš daug galvoju apie tai, bet aš nusprendžiau, kad neverta, aš nenoriu Anglijoje, labiau, kad tikimybė prasimušti iki, sakykime, labai senior levelio, kur tu tikrai gali milijonus uždirbti, yra pakankamai maža. Tam reikia labai daug metų, labai daug darbo. Ir visad maniau, kad Lietuvoje sukurti verslą ir uždirbti milijonus yra lengviau negu UK prasimušti iki kažkokio labai senior level execo investment banking'e. Tai aš, nu, šiaip daug pažįstamų neturiu, bet turėjau, kurie
ėjo tuo keliu, tai, nu, tai ta prasme, taip, darbas po ten 12 plius valandų, kolegos nėra tavo draugai, o konkurentai ir priešai, tai tas ne tik, kad darbo stresas jisai yra, bet ir, nu, vat, apskritai kokia ta aplinka, žinai. Jeigu tu, ten, nežinau, kažką pasišnekėjai su kolega, tas nuėjo, pasakė vadovui, ten vos ne tave ap, apdirbo, sakykime, žinai, ir po to išmeta, pavyzdžiui. Nu, čia, ta prasme, tai supratau. Tai grįžai, kažką paveikei ir kažkuriuo metu įsidarbinai į banką. Tai čia ir buvo visa idėja, nes kalbėjau, aš praktiką atlikau Danske Mhm, Private Banking'e mhm, ir tada kalbėjau su vadovu ir sako, tau reikia pardaviminės patirties. mhm. Ir aš kaip tik labai gerą draugą tuo metu turėjau, kuris ant brokeriu dirbo. Okei, Sakau, supratau. man sakė, pardavinės patirties. Sako, tai taip, einam, pardavinėsim. Kurgi geriau negu Taip, banke. taip, tai labai labai gera, labai stipri patirtis. Šiaip kas įdomu, kad iš tos įmonės, kurioje dirbu, tai yra Inrealas, Mhm, vis dar su realiai didelė dalim komandos, kurie dirbu, mes esam draugai ir mhm. vis dar sustinkam ir pašnekam, nes tikrai buvo žiauriai gera aplinka. Ta prasme, aš net stebiuosi, kaip patekau, labai žmonės nemėgsta brokerių dažnai, Tai. bet aš iš ten turiu labai šiltus ir gerus atsiminimus ir labai daug gerų žmonių iki šiol turiu, kurie Mhm, dabar tuo pačiu nt padeda man pačiam. mhm. Tai va, tai bet čia buvo logiškas toks Supratau. nuoseklus sprendimas tam, kad įgaut patirties. Ir tada po šito nukeliavai į private bankingą Taip, taip. banko. Kiek metų ten se sekėsi išbūt? Nepamenu kiek tiksliai, 4-5 turbūt, kol užsidarė Mhm. Danske. Tai realiai Bet bet tai tą laiką, nu, aš kadangi esu susidūręs su private banking, vat aš kai Sampo banke dirbau, tai aš dirbau maklerių skyriuj, tai tiesiog skiriasi aukštai ten mūsų, bet vat, daug bendravom mes, tarpusavy vis tiek ten tų produktų, kartais reikėdavo ir ten apie portfelius, žinai, kažkokias strategijas pasišnekėt, nes dar prieš daug metų tai ten dar visai kitaip buvo, dar sakau, pavadinimas kitas banko taip. buvo. Tai okei, ir kas paskatino tada įkurti vat Milvą? Mes turėjom keletą planų turbūt išeidami, ką galim, kaip galim dėliot, bet galiausiai pasirodė logiškiausias planas būtent nu, turto valdymo Mhm, bendrovę lietuviškai kurti. Sakau, turėjom įvairių dėliojom, bet jau tada mes buvom turbūt vieni pirmųjų, turbūt net galėčiau drąsiau sakyti, kad pirmieji Lietuvoj, kurie banke mhm, darėm, siūlėm ir turėjom procedūras, kaip analizuoti ir siūlyti vietinių būtent Baltijos šalių įmonių obligacijas. mhm, Ta rinka jinai buvo labai labai jauna dar, aš kai Danske taip, dirbau, ten beveik nieko nebuvo, bet estai jau pradėjo krutėti ir jie pirmi tokie pradėjo leisti obligacijas. Jos aišku buvo labai riskios, buvo tokios labai ir struktūrine prasme kartais kreivos, visi dar mokėsi, bet buvo labai įdomių dalykų atvažiuodavo pas mus iš Estijos ypač, kurie turėjo žiauriai gerą rizikos ir grąžos santykį, bent jau mhm, mūsų akimis ir kaip laikas parodė, tai taip jos nebankrutavo, taip, viskas yra iki šiol su daugeliu įmonių gerai, ten viena išimtis labai gerai mhm, žinoma vietinėj rinkoj, bet taip ir mes tą įdirbį jau padarėm, mes supratom, kad klientam yra įdomu, mes supratom, kad šita rinka gimsta ir jinai turi augt, nes visam pasauly yra ir Baltijos šalys irgi turi turėt obligacijas įmonių, nes tiesiog labai taip, keista taip, būtų, jeigu to nebūtų. Ir nusprendėm pradėt nuo šito fondo kaip toks tęstinis darbas to, ką pradėjom, būtent Danske Banke. mhm. Ir kaip suprantu, visai pasiteisino jūsų ta idėja, nes dabar artėjat link 50 milijonų, nu, Grubiai valdomo taip, turto. taip, taip. Tai o šiaip man įdomu, vat, tie, jeigu gali, vėlgi ne visi gal gali, bet tie pinigai pagrinde lietuvių investuotojų ar Tik jau yra ir nelietuvių? tik Tik lietuvių. lietuviai. Instituciniai ar, nu, sakykim, aš kalbu instituciniai, tai UABas nėra institucinis. Aš suprantu, ne, institucinių Ne, beveik nėra. supratau. Mūsų produktas nuo pat pradžių buvo orientuotas labiau į sakykim, mažmeninį klientą, kuris turi daug Mhm. pinigų. Su instituciniais vėl tu pats žinai, Taip, ten pat dirbi ir žinai, kad turi būti ir track rekordas taip, taip. pakankamai ilgas ir sukaupta pinigų suma. Tai mes turbūt tik dabar jau atėjom iki tos vietos, kur galim realistiškai su instituciniais pradėti Na, kalbėti. plius jo ten gali turėti ne daugiau 10% į fondą, Taip, tai jeigu turi 10 milijonų, tai dėl milijono net būtent, nesivargins būtent, ten. būtent. Jo, supratau. Tai kiek dabar metų jau tam 5. fondui? 5 metų. Nu, tai jau viskas, ta prasme, 5 metai jau tas Taip, tas terminas pasiektas, rezultatas, kiek mačiau, jisai tikrai yra, nu, tai turto klasiai labai labai geras. Man įdomu buvo tai, kad, vat, žinai, jūs skelbiate ten, pavyzdžiui, koks nors portfelio vidutinis pajamingumas. mhm, Čia yra vienas rodiklis,
bet kuris iš principo, kaip ir suprantu, jūsų atveju neparodo tos tikėtinos grąžos, nes jūs dar aktyviai Taip. prekiaujat. Tai vat gal, aišku, aš gal kol kas čia biškį nukrypom, jeigu galim, aš turėsiu va šitą klausimą, kad nepamiršti jo, žinai, kiek ten papildomai tos grąžos ir kaip jūs ją generuojat, bet vienu žodžiu, e, tai vat įkūrėt įmonę, jai sekasi gerai, ir nu, va dabar jeigu žinai, kiek metų praėjo po to laiko, kai tu grįžai, 10 kokių turbūt, apie 10 10. 10 metų, ane? Ir vat nesigaili to, Ta prasme, aš visad išsipildė tas aš visad gailiuosi savęs, kuris, alternatyviam pasauly liko UK, ta prasme. Tai čia toks sentimentas yra. okei, jo, tai vat, nu, nežinai, kartais, kaip sakant, per tą 10 metų negali žinot, kas būtų nutikę, nes gal būtų paaiškėję, žinai, vyko Brexitas, ten tada, nu, vienu žodžiu, dar kažkas, tada tave iškelia iš Londono į Paryžių dirbti, kur tu Taip. šiaip niekada gyvenime gal net nenorėjai. Okei, tai va, tai čia, trumpai, kaip sakant, apžvelgiam tavo tą, sakykim, prisistatymą padariau gal aš iš savo pusės. Jeigu tu norėtum dar vienas dalykas, ko visai nepaliečiau, tai, tavo, nu, jeigu žiūrėt veikloj, tai tu labai daug, bent jau mano akimis žiūrint, labai daug užsiemi, nu, aš vadinsiu tai investuotojų švietimu. Ta prasme, investuok žurnalas, nu, kiek straipsniai, renginių vedimas, nežinau, organizavimas gal, lėtas pelnas kaip projektas, nežinau, ten tam tikrų yra su berods Swedbanku kažkokių iniciatyvų, kur, nu, viskas yra švietimas. Tai kodėl? Dar plius mačiau universitete dėstei kažkuriuo metu. 10, net 6 metus tiesiog ten Nu, tai vis buvo. tiek aš tai traktuoju kaip kaip duoklę. Nu, Tikrai taip. tai Taip. va, tai iš kur tasai noras? Iš kur jisai atsirado? Nežinau, man tiesiog atrodo, kiti dalykai prie man tiesiog atrodo svarbu, kad žmonės suprastų ir man atrodo, kad, nu, labai nėra pas mus daug žmonių, kurie jau dabar atsiranda ir aš jau dabar kažkaip noriu vis mažiau tai daryti, nes aš matau, kad tiesiog labai padidėjo to turinio ir padidėjo kokybiško, ypač turinio, kur žmonės šneka, dalinasi ir Taip. savo istorijom, ir profesionalai daugiau šneka, tai aš dabar kažkaip jau turiu mažiau to noro visą tai daryti, nes matau, kad ta erdvė yra pilna ir aš nebejaučiu poreikio irgi lįsti į tą erdvę, nes man seniau atrodė, kad niekas apie tai nešneka Mhm. ir kad to tikrai reikia, nes žmonės daro labai keistus sprendimus, ypač įvertinus mūsų istorinės aplinkybės, kur mes iš komunizmo atėjom į kapitalizmą ir tada neturi, nežinau, nu, vat mūsų kartos tėvai, nu, neturi jie tų žinių ir patirties, kur galėtų mums paaiškinti, ką daryti su finansais ir Taip. kaip, ypač kai kalbame apie kapitalo rinkas. Tai aš kažkaip jaučiau norą pasakoti žmonėm, dalintis patirtimi ir tikėdamas, kad bent kažkam padės. Ir Mhm. čia vat iš to ir atėjo pagrinde, o žinai, ten kažkokios, nes jo, monetarinės naudos iš viso šito tikrai nėra. Galiu tik tiek pasakyti, kad čia yra labai, net nežinau, ar nauda, ar minusas, čia į kurią pusę gaunas piniginė prasme. Jo, tai piniginė, taip, bet turbūt, nu, nedarytum, jeigu nejaustum, nu, žinai, kažkokio va to, nežinau, nežinau, ar teisingai, pasitenkinimo, nu, turi kažkokią grąžą iš to gaut, nu, savanaudišką, žinai, nu, Taip, tai emocinė grąža yra ta, kad taip tikrai, ta prasme, aš tikiu ir vėl girdžiu, kad kai kuriem žmonėm tai padeda ir prisidedu prie to, kad žmonės priima teisingus sprendimus, teisingesnius gal sprendimus ir tas mane tiesiog džiugina. okei. Nu, tai gerai, tai galėsim galbūt apie tas iniciatyvas ir šiaip, nu, iš švietimo pusės, pakalbėti. Tai va, o dabar, jeigu tu galėtum, aš kažkada buvau pradėjęs, po to užmečiau, bet tokį prieš jau pereinant prie konkretesnių temų, em, pasakyti savais žodžiais, kas tau yra investavimas. Nu, vat, jeigu žinai, ne vadovėlinį tokį, bet vat, kas tau yra investavimas kaip žmogui. Nu, žinok, aš turiu tą vadovėlinį beveik, kurį naudoju, kad tai yra resursų skirimas šiandien, kad turėtum daugiau resursų ateityje. Aš visą taip žiūriu investavimą bendrąja prasme. Ir kaip čia Kuodis dažnai sako, kad mes čia neteisingai visi apie investavimą, tik apie finansinį. Tai vat, man atrodo, mano tas apibrėžimas, kaip aš jį suprantu, jis yra labai platus ir Mhm. bet kokių resursų skirimas šiandien, kad turėtum daugiau resursų rytoj, pavyzdžiui, Taip, tai eina tai, kad tu knygą skaitai ir taip, tada turi daugiau žinių. Tai aš būtent taip labai plačiaja prasme apibrėžiu ir tiesiog, kai kalbam apie kapitalo rinkas, apie finansus, įsiaurinu iki to, kad resursų skirimas šiandien, kad turėtum daugiau pinigų rytoj. taip. Tai va, tai aš Tai o ką tu sakytum tiem žmonėm, kurie, žinai, sako, tai čia, žinai, va dabar skirsiu tų resursų, bet ar aš turėsiu ten, ar aš gyvensiu po tų 20 metų, žinai, ateity.
Nu, tipo, kam čia stengtis? Tai nesistenk, nu ką aš galiu padaryt. Ta prasme, žinai, aš širdy turiu vis dar to labai daug tokio libertarizmo, netgi sakykim, aš tikrai jau dabar išaugau, žinai, iš to, kaip visi suaugę žmonės, ne visi dėja, išeina iš kraštutinių požiūrių, taip ir aš jau, bet aš vis dar turiu tą, nu jeigu tu tikrai esi tos nuomonės, kad tau čia nieko nereikia ir tu negyvensi ir tu čia dabar, žinai, būk laimingas, ką aš dabar padarysiu. Aš seniau galbūt būdavau griežtesnis, bet Taip. dabar, jeigu tu gauni visą informaciją, jeigu tu supranti viską, kas tau sakoma, ir tu supranti pasekmes, tai gerai, tavo pasirinkimas. Kiekvienas mes darom, ką norim ir kaip norim. Tai Taip. čia, žinai, aš nemėgstu, kai man ateina ir aiškina, ką daryti, ir aš tikrai nenoriu kitiem žmonėm aiškinti. Aš noriu duoti informaciją, iš kurios jie gali priimti sprendimą. Tai tiesiog, nu, ta prasme, jeigu žmogus, turėdamas info padaro savo išvadą, kad jam nereikia, tai ir nereikia. Taip. Nereikia čia piršti. Tai, nu, jo, tai aš kaip sakant irgi, žinai, kaip čia, užaugau ir užaugi ir dirbi toj srity, tai tas atrodo taip natūralu, bet jeigu man dabar ateitų ir kažkas sakytų, va, Artūrai, tu ten, nežinau, blogai maitiniesi, dabar tu turi, žinai, tą valgyti. Bet sakau, man neskanu, aš Taip. nenoriu ir aš suprantu pasekmes to, tai, nu, mano sprendimas. Ok, supratau. Tai dabar aš taip šiek tiek buvom pasiplanavę tas linijas, tai vat pirma linija, kur galim gerokai plačiau pašnekėt, kur jau pradėjom, tai buvo vat būtent obligacijos. Ir kai baigiam, na, tas, sakykim, klausimas buvo, kalbant apie investavimo obligacijas, Baltijos rinkos iš principo obligacijos, kaip suprantu, jūsų specializacija. Tai vat, tai pajamingumas yra viena. Šiaip koks dabar vidutinis pajamingumas, tarkim, investuojant į Netoli Baltijos? 9 kažkur Netoli mūsų portfelis yra. Mhm. O šiaip pamažėjo ar padidėjo, šiaip, nežinau, per pastaruosius metus? Susitraukė per pastarąjį pusmetį, kokį sutraukė, palyginus to, kas, tarkim, prieš metus buvo, tai dabar sutraukė. Okay. Tai va, tai čia, tarkim, vidutinis pajamingumas 9, o iš ko dar papildomai, vat, nes skaičiau ten, tarkim, tą trumpą spreadsheetą, vienu žodžiu, pristatymą fondo, kad yra dar uždirbat papildomai darydami aktyvius sandorius kaip market makeris. Tai Taip. gali papasakot, vat, kas čia, ką jūs čia darot, kaip jūs tą darot, koks gylis, ta prasme, ar jūs vienintelis žaidėjas esate? Tai šiaip, žinai, uždirbam papildomai iš to kažką tarp 2,5 ir 3,5 istoriškai, kuo toliau, tuo Traukit. šiek tiek daugiau. Ai, daugiau? Daugiau, taip. Okay. Ir galėsiu šiek tiek paaiškinti, bet praeitais metais, jeigu aš gerai pamenu dabar vėl, kad bet apie 3,5 gavosi Okay. papildomai iš to uždirbti. Ir šiemet aš matau vėl pagal mūsų vidutinį pajamingumą ir tą rezultatą galutinį. Nes, žinai, čia paprasti skaičiai. Tu turi pajamingumą, Taip. kur aišku, kiek gausi, Taip. atimi valdymo mokestį, Taip. kuris pas mus yra labai flat struktūra, ta prasme nėra irgi, ką ten, žinai, labai skaičiuot. Ir tada tu turi faktinę grąžą. Taip. Tai va, reiškia, visa tai yra padaryta iš aktyvaus darbo. Nu, tą alfa. Grubiai, taip. Okay. Tai va. Tai žinai, tai paskaičiuoti nėra labai sudėtinga, tai praeitais metais apie 3,5 gavo, šiais metais, manau, galim net daugiau, jeigu labai gerai viskas bus, o galbūt ir ne. O tai sudaro iš kelių dalykų. Pirmiausia, tai vietiniai rinkoje, tai yra Nasdaq Baltic, pavyzdžiui, paėmus visas pozicijas. Mes dažnai pagal apyvartas esam antras, trečias žaidėjas po LHV ir Swedbanko. Tai iš esmės yra, tu žinai, didieji bankai ir tada vat, mūsų mažiukas fondas tiesiog iš paskos. Nes likvidumo tiekėjų rinkoje, kurie turėtų visą buką po savim, yra žiauriai mažai. Ir mes, kadangi stengiamės diversifikuoti plačiai, mes turim daug pozicijų tikrai iš vietinės, ne visas, griežtai ne visas, mes ne, ta prasme, mūsų nėra tikslas visus Baltics supirkti ir šitą aš labai visat, mes turim savo atrinkimo kriterijus ir neperkam visko iš eilės. Mes turim daug tų pozicijų ir mes jas nuolat rodom bid ask. Spreadas tarp jų yra dažnai 1-2 procentai. Tai skirtumas tarp mūsų pirkimo ir pardavimo kainos yra 1-2 procentai. Kai esi vienas iš 3 tokių žaidėjų rinkoj, kurie tai daro, ir tai LHV turi savo buką, kur yra Swedbankas, gal ant savo kažkokį, ar klientinį, ar kažkokį, nežinau tiksliai, kaip jie ten dėlioja, ten neuždengia visko. Ir dažnai tu esi vienintelis žaidėjas. Tai jeigu ateina mažmenis investuotojas, kuris nori kažką nupirkti ar parduoti, labai tikėtina, kad jis prekiauja su manim. Ir būna kartais ateini iš ryto, vėlgi tai yra automatizuota, man nereikia sėdėti ir tiesiog spaudinėti mygtukų, kad ten kažkas. Tai yra tiesiog pasistatyti limitai, kurie stovi už tam tikrą kainą, viskas. Ir būna, kad ateini iš ryto, ten žiūri kokią 10-11 ryte, žinai, rinka atsidaro, kažkoks ryteliukas nuperka ten 5,000, tarkim, už, nežinau, 2,8, sakykim. Išeini valgyti, grįžti papietauti, žiūri tos pačios obligacijos, kažkoks ryteliukas nupirko ten 10,000 už 100. 2 procentai tau per
Taip, 4 valandas. Tai, žinai, annualized gali paskaičiuot, koks taip. yra. Taip, tokių sandorių nėra baisiai daug ir dažniausiai yra maži. Tie maži sandoriai susideda, nes dabar mūsų apyvarta yra ten po 4-6 milijonus vidutiniškai per mėnesį. O tai čia, ta prasme, tai realiai per mėnesį jūs apsukat tiek, kiek dabar aumo. Ne, 10 Daugiau. procentų. Ai, 4-6 milijonai per mėnesį. per mėnesį. Taip, tai Nu, per tai ta metus, taip, per pagrindinė metus, taip, per metus, tai taip, apsukam viską. Tai ir čia yra vat pirma dalis, antra dalis yra tai, kad mes nuo pat pradžių labai stengiamės tapti baltiksinių bondų hubu. Mhm. Tai reiškia, kad mes ne čia dėliojam labai daug, aišku, čia turim visus bankus, su visais bendravom, su visais draugavom, viskas gerai. Mūsų tikslas buvo kuo greičiau išeiti į užsienį. Tai yra Taip. į Skandinavijos rinką, Vokiečių rinką, Šveicarijos rinką, kad Skandinavai ir Vakarų Europa žinotų, kad jeigu jų klientam ar kažkam reikia baltiksinių obligacijų, kad jie kreiptųsi į mus. Mhm. Kad jie neitų, neieškotų kažkokio banko, taip toliau. Ir vėlgi su banku sunkiau onboardintis, tai yra labai daug dalykų, Taip. kurie susideda ir nebūtinai visą buką turi. Ir jie žinotų, kad pas mus bukas yra plačiausias, didžiausias ir mes visada esam pasiruošę prekiauti. Ir taip gaunas, kad dabar turim turbūt kokį 30 plus užsienį tarpininkų per visą Mhm. Europą ir ypač Skandinavijai, kurie nuolat keliauja pas mus su visais vardais. Vėlgi, tu esi pagrindinis žaidėjas, tai tu gali taikyt, žinai, tą principą, kai kažkas ateina kažką pirkti ir sako, kaina bloga, tai tu sakai, pasivaikščiok po turgų, ras pigiau, jeigu nepatinka. Gaila turguj tik vienas Taip, pardavėjas. taip. Ir tai Nebijot konkurencijos? tai pirmyn, mum konkurencija tinka, mūsų kolega, mano Žinoma, Igorius, kurį daugiau tu bus. pažįsti, Taip. žinai, dar bondais prekiavo su Goldmanais ir JPMais lietuviškais, kai aš į darželį nėjau. Tai Taip, taip. aš konkurencijos šitoje vietoje labai mažai bijau, nes Igorius, kuris aktyviai labai mėgsta tradinti, jam labai patinka, nors formaliai mūsų įmonės vadovas, nu taip jis daro visas, aišku, tas pareigas, bet jam labai patinka tradinti ir jis Mhm. labai aktyvus traderis iki šiol. Ir ta jo patirtis yra, nu, žinai, neįkainojama. Ta prasme, aš nemanau, kad rinkoje yra kitas žmogus, kuris tiek patirties obligacijų prekybo, kiek Igorius turi. Taip. Tai va, tai dėl to man ta konkurencija tokia, žinai, nėra labai baisi. Ir kitas dalykas, vėl, žinai, tai yra santykiai, kuriuos užmezgi. Bet čia yra ta linija, tada yra dar viena linija, kur kai tu sukuri gerą santykį su užsienio partneriais, tu prieini prie tam tikrų sandorių, prie kurių kiti nebūtinai gali prieiti. Mhm. Ir tu tada gauni, mes kartais, va čia buvo ypač praeitų metų pabaigoje, šių pradžioje, kur mes pirkom labai aukšto reitingo obligacijas, tai ten pavyzdžiui, Norvegijos valstybinė įmonė, kurios energetikos įmonė, kurie ten pagrinde su atsinaujinančia Taip. energetika dirba, Statkraft tokie gal Mhm. teko matyt, nežinau. Ir jie reitinguojam, jeigu aš gerai atsimenu, geriau už Lietuvą, jų reitingas buvo aukštesnis. Tai mes pirkom jų obligacijas pirminį, nes paklausa buvo pakankamai didelė, vis tiek gavom alokacijas, nes brokeriai, tarpininkai mus mėgsta, turim gerą sandorį, per juos daug apyvartų sukam. Ir tada šitas pozicijas, nu, čia kaip pavyzdys tas Statkraftas, bet tokias pozicijas mėnesio bėgi su 100-200 bazinių apsaido Mhm. pardavinėdavom antrinį rinkoje, arba čia vietoj kažkam Taip. numesdavom į buką, arba atiduodam užsienį. Tai šitos vat strategijos visos, vėl jos keičias nuolat. Aš dabar pasakoju tai, ką mes Mhm. dabar darom, jos nuolat keičias, bet jos tiesiog leidžia uždirbt papildomai, kai tu Taip. aktyviai valdai tą krepšelį. Tai teoriškai, jeigu aš taip vat bandau skaičiuot, jeigu apyvarta yra kokie, gerai, jeigu 5 milai kart 12 yra 60, tai vos negali būt 2x nuo viso aumo. Ir jeigu papildomai ten kokie 3 procentai, tai vat, nu, kaip sakei, iš to spredo 1-2 Taip. procentų realiai ir spredą daugini iš apyvartos grubiai ir Dar matai, dar okei. prisideda ir kitas taip, čia, žinai, bazinis skaičiavimas tai toks, dar prisideda, aišku, ir visokie kainos kilimai, viskas, kai Mhm. tu pataikai, sakau, kai tu turi daug partnerių, su kuriais tu ir aktyviai dirbi, ir su kuriais turi gerą santykį, tai vėlgi tu gauni dylų tiesiog, kurie yra labai geri ir iš kainos pokyčių uždarbiai Taip. yra, žinai, jeigu Air Baltica vat, Mhm. pirkom irgi plius 10 grubiai procentų čia per Mhm. gerą mėnesį turim. Tai daug yra tokių sandorių, tikrai daug yra tokių O sandorių. šiaip vat koks gylis, va tarkim Air Baltic obligacijos, aš atsimenu, jo buvo momentas, kai ten vos ne 30 procentų Taip, pajamingumas, ar ten buvo taip, galima nusipirkt už tokį, aš nežinau, galima. bet tai vat koks gylis, tarkim, vat tokių Lab obligacijų yra? Už kiek gali va taip pat, nu, va tarkim Air Balticas buvo nukritęs, už kiek galėjai nusipirkti jų obligacijų Tai sumą? buvo aiškus spredas, buvo ten bet pasivaikščiojus po rinką, mes tada nedaug, buvo mažesnis fondas, bet kelis šimtus tūkstančių Mhm. nupirkom. Tai tada po kovido gal šiek Mhm. tiek, aš dabar neprisiminsiu tiksliai kada, bet jo, mes radom kelis šimtus tūkstančių tada, bet šiaip dabar vat naujų obligacijų mes turim nedidelę poziciją, 500 000, tai aš čia galėčiau, žinai, vat su tavim šnekėdamas, aš manau, ją parduočiau drąsiai, tikrai net nebūtų čia Okei. problema, tiesiog per terminalą, žinai, į čatą Taip. įmeti keliems brokeriams ir aš manau, kad gaučiau labai greitai pasiūlymą. Okei. Tai, nu, kaip ir man viskas aišku, ta prasme, jo, aš su obligacijom, tai, žinai, vidutinis investuotojas, jis supranta turbūt tiktai tą vat
kuponą gaunu, vat ir viskas, bet, bet jūs darot tų daug papildomų dalykų, nu, tai vienas dalykas pirkimas, pardavimas. Čia man kilo klausimas, vat, tarkim, sakei, užmezginėjot ir užmezgėt santykius su užsieniečiu, tai vat, pavyzdžiui, iš tos apyvartos, kur padarot, kiek realiai užsieniečių yra? Negaliu atsakyt, mes Ne. neskaičiavom, bet, vietinėj rinkoj apyvarta bus mažesnė, nes Mhm. jinai tiesiog nėra tokia gili ir vietinėj rinkoj mes prekiaujam pagrinde su mažmena. Mhm. Tai reiškias, kad sandoriai būna ir po 100, ir po 1000, ir po 5000 eurų įvairūs. Kartais, aišku, ir 100 000 Taip. praeina, bet jie tokie jų daug, bet jie mažesni. A, Ir čia biržoj vyksta. Vat realiai taip, sustatot į biržą pavedimus kaip market makeris. didžiąja dalim Dar taip, taip. Ta dalis, kuri yra užsieny, dažniausiai yra vis tiek arba tiesiai su emitentu, Mhm. per tarpininką kaip, bet arba pirminė rinka, arba tai yra tiesiog su kažkokiu instituciniu, Mhm. nu, tai jie, žinai, po 1000 neprekiauja, tai ten Taip, jau taip. didesnėm sumom vis tiek tu dirbi. Tai, manau, didesnė apyvartos dalis, jeigu tu žiūrėsi nominalų, bus užsieny, bet jeigu tu žiūrėsi sandorių skaičium, bus vietoje. Okei. Okei, supratau. Ir kaip, pavyzdžiui, vat, nu, vis tiek 5 metai, tai reiškia jau buvo ir kovidas, ir Taip. buvo karas. Kaip užsieniečiai į, nu, vat, Baltijos rinką žiūrėjo, tarkim, žiūri dabar ir, nu, žiūrėjo, kaip, pavyzdžiui, prasidėjo karas. Sumažėjo srautas, va, tų užsienio investuotojų, kurie čia domėtųsi. Niekad jie nebuvo didelė, žinai. Mhm. Tai Žinai. čia, e, nuo to, žinai, Bet tai reikia. ar padidėjo? Dabar jaučiu susidomėjimą, dabar mes laukiu rudenį iš Švedijos kelių delegacijų, kurie Mhm. galvoja čia pradėti aktyviai dirbti, labiau galbūt investment bankingo srity, bet jau mes tą pokalbį turim kurį laiką ir sakau, rudenį turėtų jau atvykt, apsižiūrėt, Mhm. pakalbėt su vietinėm įmonėm, emitentais, partnerių paieškot ir taip toliau. Tai taip, tas susidomėjimas yra, vėlgi iš žinai, tolimesnio užsienio čia iš Šveicarijos, pavyzdžiui, kas nutiko per praeitus šiuos metus, UBS'as pradėjo aktyviai dirbt Lietuvoj. UBS'o Wealth Managementas, Mhm. nežinau, ar žinai šitą ar nežinai, bet jie Esu pradėjo girdėjęs. taip aktyviai dirbt Lietuvoj. Tai vėl, tai rodo, kad tas susidomėjimas yra, jis kol kas nėra gilus kažkoks, nėra labai rimtas, bet kalbant apie įmonių obligacijas vietinių, tai tikrai randam žmonių užsieny netikėtai, kurie dirba, domisi. Ir Prancūzijoj, ir Šveicarijoj, ir Vokietijoj tikrai yra. Turim va vieną labai gerą draugą vokietį, Mhm. kuris ten Goldmanas, neatsimenu, kiek buvo pakilęs savais laikais, tada išskešino kalną pinigų ir dabar pats va prekiauja obligacijom ir jo viena iš krypčių yra būtent Baltijos šalių Mhm. įmonių obligacijos. Tai mes turim labai daug bendro. Tai, žodžiu, yra tų žmonių, tikrai yra susidomėjimas, nėra gilus, bet jo yra ir jis daug didėja. Mhm. Nes aš, nu, šiaip, vat, kalbant apie, žinai, buvo momentas, kai, berods, nu, Finasta dabar Inval grupė turėjo ir dar, tą Baltijos akcijų fondą ir, Mhm, nu, ten ir Švedijoj bandė pardavinėti, ir mhm, ten vakaruose. Ir esu girdėjęs, kad galimai, nu, susidūrė su tuo, kad jo, vienas dalykas dydis, o kitas dalykas, nu, lietuviškas įsinas. Nu, mhm, nieks nesupranta, kas šitas lietuviškas įsinas, nieks vakaruose nemato ten tų, tarkim, fondų ten ar mhm. panašiai. Dabar ten užsiregistravo biržoj, tai gal šiek tiek geriau. Tai vat įdomu, ar tai ta jurisdikcija su tais, kuriais šnekat, jie tiesiog tokie labiau alternatyvūs investuotojai, jiem žiūri pajamingumą, žiūri riziką, jeigu gali gaut premiją, nu, kažkokią. Tai ar ta jurisdikcija trukdo? Jurisdikcija tikrai trukdo iš dalies, nes vėl dažnai investuotojai vietinės, ne visas įmonės gali investuoti Mhm. į pavienės obligacijas dėl tiesiog dėl infrastruktūrinių priežasčių. Gal čia mes nesileiskim, žinai, Jo, jo. į visus tuos dalykus, bet yra tas, kalbant, žinai, apie mūsų fondą, mes aktyviai jo nepardavinėjam. Užsienyje mes pagal Nu, taip, licenciją to negali. negalim daryt, bet kitas dalykas, ką mes jau šiek tiek šnekėjom, kad dar anksti, Mhm. dar tikrai anksti pagal dydį, pagal viską ir kiek aš esu kalbėjęs su žmonėm, kurie dirba industrijoj užsienyje, ar tai būtų Liuksemburgas, ar, nu, kažkokiu vat iš tų centrų, tai visi sako, kad žiūrėk, pasikelkit iki 75-100, tada pabandykit, nes sako kitaip, tai yra tiesiog beprasmiškai, tai Taip. ir aš tai žmonėm pasitikiu ir, žinai, tai kvai, bet prieisim iki to taško, tada ir galvosim, ar jurisdikcija yra problema ir ką mes su tuo visu galim Mhm. daryti. Bet šiaip infrastruktūrine prasme taip yra tam tikrų užkardymų iš užsienio ateičia pinigams, bet jie, nu, sunkiai sprendžiami, sakykim taip. Mhm. Nu, turbūt, žinai, laikui bėgant, tu gali svarbu žinot, ką reik pakeisti ir, tarkim, ir tada pradėt žiūrėti ir gal ir įmanoma pakeisti. Čia ne viską turbūt įmanoma, bet supratau, tai kada planuojat tą 75 100, kaip tu Pažiūrėsim čia, žinai.
O šiaip įdomu, vat, kokio dydžio yra va, ta obligacijų, nekalbant apie valstybinės, bet va, tų įmonių, į kurias investuoja rinka Baltijos šalyse. Kokio dydžio tu šautum? Nuolat auganti, aš tau taip galiu Mhm. atsakyti, žinok, nes kai mes pradėjom prieš 5 metus, mūsų buvo idėja, kad kai mes turėsim 20, bus sunku sulokuot. Mhm. Gerai. Žinai, dabar jeigu taip vat paėmus pinigų maišą, tarkim, 100 m, vat Mhm. su 0 p, aš tau galėčiau per savaitę jį sualokuot. Mhm. Už kokybę neatsakyčiau, bet sualokuot galėčiau. Nu, giliai yra. Taip, Jo. tai čia, žinai, antrinė rinka gal sudėtingesnis klausimas, nes tam tikros pozicijos yra mažiau likvidžios, vėl priklauso nuo to, kartais jos palikvidėja, kartais ne. Tai čia yra atskiri dalykai, Mhm. kur tu turi turėt OTC counterparčius, kad galėtum tiesiog išeidinėt, bet čia jau visai kiti dalykai, Taip. žinai. Bet šiaip, ta prasme, rinka auganti tikrai labai sparčiai ir dabar tas 40-50, nu, tai jokių problemų Negąsdina. nekelia visiškai. Mes turim virš 50 pozicijų, tai žinai, tai Mhm. čia yra Jo, ten pradėjo turbūt buvo 10-20 vos ne. 4. Vienu supratau, tai daugiau 25% sakėt, Jo. nemetam į vieną. O tai kaip, toks klausimas, tai aukso amžius obligacijose baigėsi ar tik prasideda? Žinai, čia kas yra aukso amžius, nes, nu, obligacijų rinka visad buvo didžiausia realiai, tai jinai ir lieka didžiausia, jeigu kalbam bendrąja prasme, bet, nežinau, aš manau, kad buvo tiesiog jinai supresinta galbūt tuo, žinai, su nulinėm palūkanom, su viskuo. Ir dabar šiek tiek, tai žinai, kai taip laikai Mhm. suspausta, šiek tiek iššovė ir normalizuosis. Ir aš manau, kad taip galbūt tie, žinai, patys geriausi keli metai, kurie buvo, kur čia visi labai daug siūlė ir visko buvo, galbūt dabar taip nebebus gerai. Bet skirtumas tarp to, žinai, labai gerai ir to, kas turėtų būti vidutiniškai, mano akim yra pakankamai mažas. Ir vėl, žinai, kai mes kalbam apie mūsų fondą, pavyzdžiui, paimingumą, tai okei, ten, žinai, praeitais metais buvo link ten 9-10 Mhm. traukt su protinga rizika, okei. Dabar tai yra tarp 8-9. Nu, tai aš manau, kad tarp 7 ir 9 procentų mes visad gebėsim išlaikyti tą krepšelį, nebent vėl palūkanos iki nulio ar ten minuso, tada okei, Mhm. bet jeigu palūkanos ten ties 2 procentais bazinės, tai mes prognozuojam, kad tarp 7 ir 9 procentų mes sugebėsim paimingumą išlaikyti Mhm. ir važiuoti į priekį. Ar gali, nežinau, nu, va, tarkim, matytum šiaip paklausa buvo didelė, atrodo, ta prasme, jeigu ten pasižiūri VŽ kokius straipsnius, platino obligacijas tas anas, visur over subscriptionas, Taip. e, su investuotojais ten pažįstamai šneki, tai tas 10-12 metinių, visa kita nesvarbu, tai perka, tai ta prasme, ir tai atrodo, kad tų pajamingumų nepastūmė žemyn, atrodo, tu žinai, didesnė paklausa turėtų kažkaip galbūt kainas pamažinti, bet tiksliau tai padidinti arba pajamingumą pamažinti, bet lyg tai neįvyko. Bet vat ką sakei, kad buvo didesnis, dabar šiek tiek atrodo pamažėjo, tai Taip. vat tas aukso amžius iš pajamingumo pusės, sakytum, kad, nu, jis gal ten tų 10-12 ir nebus, labiau 7-8-9 yra, nu, sakytum, Tiesiog normalu. aš manau, konverguojamės ties Mhm. Europos high yieldų marketo su tam tikra premija ir tiek Mhm. galbūt labiau arčiau Skandinavijos konverguojamės, bet Taip, labai natūralus procesas, mano akim, supratau. kuris ir turėjo kažkada vykti. Supratau. Nu, puikiai, tai ką, apie obligacijas didžiąja dalim pašnekėjom, aš turbūt paskutinį klausimą turiu, vat vis tiek valdot, sakykim, didžiausią, bent jau Lietuvoj, tokį obligacijų, o ne, gal ir Baltijos šalyse, ar yra Aš nežinau, žinok, konkurentų? aš nelabai yra nemažai private debt fondų, bet Mhm. mes su jais nesilyginam, nes mes einam būtent ir mes visada akcentuojam tai, kad mes Likvidų. stengiamės likvidų ir listinguojamų obligacijų krepšelį. Tai pas mus irgi yra privačios skolos dalis, Mhm. tai yra pagrinde NT projektai. Mhm. Arba tos obligacijos, kurios dar neišsilistingavo, nes vėl Mhm. aš vidiniam vertinime, kai darau, tai jeigu nėra rinkoje, tai nėra rinkoje, nes aš žinau, kad pagal ir įstatymą galima tiesiog tas, kurios pažada per 6 mėnesius listinguotis, laikyti jau Likvidžių. listinguoja, bet aš nelaikau. Tai Taip. va, tai pas mus visad yra tų nelistinguotų, bet tai nėra tikslas. Mūsų tikslas laikyti 8-9 procentų likvidžiuose, listinguojamasi, kur mes realiai Mhm. galim prekiauti. Tai tokio tipo fondų nelabai yra. Visi labiau koncentruojasi į privačią skolą. Mhm. Ir su privačia skola aš nežinau, ar yra didesnių, mažesnių, bet tikrai mes esam tam, Mhm. tam tų didžiausių. Taip. Tai vat, vienu žodžiu, valdai, sakykim, okei, nežinom, vienas didžiausių, nu, tikrai jis nėra mažas jau Lietuvos kontekste žiūrint. Tai ką tu patartum, vat, pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi lėšų investuot pas jus Mhm. pakankamai, nu ir jis turi, nežinau, 10 ar ten 30 tūkstančių ar 50 ir jis norėtų vat obligacijų, tokių vat, sakykim, įmonių obligacijų portfeliuką. Kokie tavo patarimai būtų? Kiek į vieną, pavyzdžiui, investuoti? Aš tai, matai, aš sakyčiau, nesirink ir nueik ir nusipirk kažkurį euro high yield fondą.
nesugalvosiu. Tiesiog, nu, gyvent taip yra paprasčiau. Nes kai pas mane irgi ateina šitų klausimų, tai vėl, žinai, aš visą sakau, įsivaizduok, pas mus, vat, komandoj yra dabar 6 žmonės, 3, 4, taip grubiai iš jų daily sėdi, dirba ties šitu, kad vat Mhm. būtų gerai. Tai ar tu įsivaizduoji, kad tu turėdamas savo darbą, Taip. gali kažkaip vat replikuot tą? Nu, tikrai akivaizdu, kad ne. Jeigu tu prisipirksi tiesiog pozicijų ten už 10 000 5, nedarydamas gilios analizės, nesuprasdamas niuansų, vėl tas darbas irgi aš turiu dažnai pokalbius, bet tai ten analizę, žinai, padarai, ten pažiūri ataskaitas. Ne, ataskaitos, pavyzdžiui, mano darbe yra vienas paskutinių reikalų. Čia jau, jeigu ataskaitų daeinam, tai tada, žinai, čia Dažniausiai gerai. tiesiog jau gerai. Pagrindinis darbas yra kalbėti su vadovybė, su akcininkais, skristi į vietą, žiūrėti, kaip dirba, ar tikrai Mhm. viskas gerai, kalbėti su konkurentais, kalbėti su partneriais. Ta prasme, čia yra visa analizė, kuri yra esminė. Visa kita, tai ten yra jau detalė, žinai, Taip. higiena. Tai tu su 10 000 € aš tikiu, kad neskrisi iki Talino ir nesibelsi į įmonę sakydamas, kad žiūrėkit, 2000 nori investuot, parodykit, kur dabar pamatus, ten žinai, kokius kasat. Nu, nebus taip. Tai aš nemanau, kad tu gali tos labai daug vertės ištraukti. Aš manau, kad ką tu pasidarysi taip darydamas, tai arba, jeigu tu nori žaidimo, tai taip tada daryk ir tada tiesiog, nu, aš negaliu turėti šitoje vietoje patarimų, nes, sakau, mano tiesiog darbas ir kaip aš įsivaizduoju tą darbą, jis yra neįmanomas, nepakankamai daug pinigų, tai aš negaliu patart tiesiog, Mhm. čia yra labai sunku, žinai, pasianalizuok įmonę, neinvestuok į skemą, čia geriausi patarimai, bet vėl, tai yra labai bazė, žinai, kuri galioja viskam. Bet jeigu tu nori to žaidimo, prašau, užsiimk, žaisk, mokykis, jeigu nenori, jeigu tu turi darbą, kurį myli, šeimą, kurią myli, ir laisvalaikį, kurį myli, nusipirk kažkokį Eurohilt fondą, negausi tokios gražos, bet jeigu mes paskaičiuosim, žinai, ant 10 000 € ar tu uždirbsi ten 10% ar 8, Mhm. tai absoliučiai jokio skirtumo. Ta prasme, mes čia, žinai, nu, Taip. tiesiog tau visiškai tas darbas, papildomas stresas, kurį tu įdėsi, tau niekad neatsipirks. Tai reikia tiesiog taip. Jo, nes man teko girdėt, vat, standartinė strategija yra kokia, vat, turiu ten X pinigų, tarkim, nežinau, 50 000. Nu, tai va, 5 į vieną, 5 į trečią, 10-12 metinių su metai 2 ir realiai yra užstatas. Va. O koks nesvarbu, ten NT, akcijos, atrakcijos, SV1, jo, tai va, ir perku, ir, nu, ir galiausiai gaunasi kokių ten 10 per 5 pozicijos, nu, ir tiesiog tikiuosi, kad nei viena neužsilenks. Va, Taip. tokia strategija. Tai, nu, tai aš tiesiog, aš taip iš savo pusės būčiau sakęs, nu, nepirk, žinai, ten 2 ir 3, nu, bent 5 turėk, kad, nu, išskaidyt tą riziką, nes esu matęs, kai žmogus, va, taip, va, bepirkinėdamas, jisai 100% įmetė į mūsų žinomą plus. Kažkaip, va, taip, va, susižinai ir tada turi problemą. Tai tiesiog, kad bent jau diversifikuok. Bet jo, čia gerai pasakei, ta prasme, ar tu tikėsi, kad ten turėsi laiko, noro ir sugebėjimų pasidaryti išsame analizę, kuri kažkokią naudą generuos. Ok, supratau. Tai jo, obligacijas kaip ir tada pašnekėjom. Antra dalis tokia įdomesnė, irgi iš dalies susijusi su tuo, ką darot, ką darai. Tai yra opcionai, išvestinės priemonės, na, kadangi taip pat Milvas valdo kaip Equity and Options Trading Fund. Ne? Taip. Tai ar galim būtų sakyti, kad čia yra aktyvios prekybos fondas? Taip. Ok, tai jeigu galėtum, kadangi mes esam gavę prašymų maždaug pakalbinti kažką apie opcionus, kadangi yra options žodis tame fonde ir žiūrėjau, kad, ta prasme, vyksta ten ta prekyba, tai čia porą linijų. Tai vienas dalykas, gal galėtum papasakoti, ar, tarkim, kokias asmeniškai taikai arba kokias fondas taiko, kokias tas strategijas opcionais, ar iš to galima uždirbti ir kaip, nu, nežinau, be abejo, gali būti kažkokie, žinai, proprietary information, nesakysi, bet kitas dalykas, kadangi atrodo populiarėja tam tikri fondai, kurie investuoja į visokias ten futurius, opcionus, moka aukštus dividendus atseit ir panašiai, tai vat, kad pasigilint maždaug, kas ten yra. Tai vat, jeigu galim pradėti būtent nuo to tavo valdomo fondo, kad papasakotum šiek tiek tą vat opcioninę dalį, nu vat, kas čia per strategija, ko gali tikėtis įtraukdamas tuos opcionus, ką jie duoda, didesnę grąžą, mažesnę riziką, čia reikia labai aktyviai prekiauti, mažiau aktyviai. Tai nu, man pačiam įdomu, nes aš, sakant, neturėjau tokių patirčių. Žinai, tu šiaip bendrai reikia suprast, kad su opcionais strategijų gali būti labai daug. Mhm. Tiesiog ypatingai daug. Tu gali
tiek didint savo riziką, tiek mažint savo riziką, tiek draustis, tiek iš dalies. Tai yra tiesiog su opcionais tu labai labai daug dalykų gali daryt. Todėl bendrai pasakyt, žinai, taip vat, kad, kaip su akcijom, pavyzdžiui, ten, žinai, perku ilgam arba spekuliuoju, tai yra sunkiau, nes ir su opcionais ir gali spekuliuot, ir ilgam perkt. Ta prasme, tiesiog Viskas. milijonas strategijų ir būtent tai yra jų ir žavumas, ir labai didelė rizika. Nes jeigu tu nesupranti tų detalių ir tų tokių plonybių visų, tu gali labai užlėkti, nes tu tiesiog tos plonybės lemia labai labai didelius skirtumus grąžos ir rizikos profilį, kai klientas kažką daro. Investuotojas, ne klientas, žinai, automatiškai jo. Tai ką mes darom? Mūsų pagrindinis tikslas yra uždirbt panašią į S&P ilgalaikę būtent grąžą. Ilgalaikė grąža mes vertinam yra tarp 10-15% kažkur. Panašiai tokią vidutinę metinę grąžą ilgojo laikotarpiu su mažesniu kintamumu. Ir nuo to atsispiriam. Būtent čia yra pamatas, kad tai nėra, kad kuo daugiau uždirbt, prisiimt kuo daugiau rizikos, o būtent sumažinus kintamumą vis tiek apie 10-12 generuot per metus. Toks yra tikslas esminis. Dabar kaip tai atliekama? Tai yra keli dalykai, kur, žinai, nežinau, kiek čia tų detalių reikėtų veltis, bet esminis momentas, kad mes pardavinėjam opcionus. Tai yra pagrinde put opcionus, tai yra opcionai, kurie realiai aš parduodamas put opcioną prisiimu įsipareigojimą, jeigu kaina nupirk kažkokį instrumentą už tą kainą. Ir už tai gaunu premiją. Pirminė dalis yra, tu renkiesi premijas, antra dalis, kaip yra sumažinamas tas kintamumas, tai yra, kad tu parduodi visuomet šiek tiek žemiau, negu yra instrumento kaina, tarkim Apple treidinas už 205, aš išrašau kažkam opcioną, tai yra kažkam suteikiu teisę parduoti man Apple po 200 iki mėnesio pabaigos, sakykim. Ir už tai gaunu ten X dolerių. Tai reiškia, kad jeigu Apple kils toliau, tai aš tiesiog gausiu X dolerių, visi išskirsim, jeigu Apple nukris, aš turėsiu už 200 nusipirkti Apple. Tai žinai, šitie scenarijai ką reiškia, kad jeigu Apple kyla, aš tiesiog visat gaunu savo fiksuotą, tai aš niekad negausiu viso upside'o. Jeigu labai greitai ir pastoviai kils, aš visuomet atsiliksiu nuo rinkos. Jeigu Apple stovi vietoj, aš tada labai pradedu lenkti, nes aš kiekvieną mėnesį gaunu premiją ir jinai kaupės. Jeigu Apple krenta, mano strategija leidžia man sugeneruoti mažesnį kritimą negu Apple, nes aš turiu tą 5 dolerių spredą, tai yra nuo to, kur Apple šiandien iki mano pirkimo kainos, plus dar premija, kuri irgi padengia. Tai realiai gaunas ten kokiais 7-8 baksai, žinai, žemiau, negu Apple dabar prekiaujas, aš jį nusiperku. Ir strategijos esmė, jinai, ta prasme, čia yra nuvalkiota šita strategija, jinai užsienį, tai yra, čia, ta prasme, žinai, daug kas bankininkai, hedgefunderiai ir taip toliau, kaip pensija išeina šitą daro savo tiesiog pinigų užsidirbti pastoviai, nes tai yra toks fixed income'as iš dalyje tam tikra prasme, su equity rizika fixed income'as. Bet kur žmonės dažnai užliekia, tai jie ieško tų pozicijų, kurios turi iš kurių galima labai daug premijos sugeneruoti. Tai yra tos pozicijos, kaip vėl draudimas. Tai yra tiesiog reikia suprasti, kad tai yra draudimas. Ir jeigu mes žiūrim į draudimo rinką, tai žinai, jeigu seną EKM6M BMW draudi, tau draudimas bus kainuos, nes tiesiog ne dėl to, kad mašina būtinai baisiai brangi, bet dėl to, kad labai kintamumas jos didelis, sakykim taip, kelyje. Jeigu tu, žinai, perki dizelį Passatą, tai jis, pigiau kainuos ne tik dėl jo kainos, bet ir dėl to, kad tiesiog jau yra. Lygiai taip pat ir su opcionais. Jeigu tu pasiimi, žinai, Apple, kur viskas daugmaž visiems yra aišku, premijos už draudimą šitos bus nedidelės, nes tiesiog visiems yra pakankamai viskas aišku. Jeigu tu pasiimi, nežinau, kažkokią random įmonę mažą, kuri yra aggressive growth kategorijos, kuri bilia kaip juda, ten draudimai bus brangus. Žmonės dažnai būtent ant šito ir pasimauna. Jie pažiūri, kad small cap'as kažkoks arba iš vis ten, gerai, small cap'as, nekim, žinai, žemiau, kuris labai daug juda, agresyviai auga, gali per metus sugeneruoti iš premijų kokį 70 procentų. Tada, atradau, žinai, stebuklą. Parduodu opcioną, gaunu kiekvieną mėnesį 6 procentus grąžos į sąskaitą, ir vis tiek čia, žinai, juda, tai čia kažkaip išvairuos. Problema čia yra paprasta, kad tos mažos įmonės, ypač su kuo didesnė, jis gali nukrist ir tada stovėt tą pačioj. Arba kris dar, arba dar. Ir tu tada, net kai tu nusiperki, tu tada jau, žinai, nebeturi exit variantų labai daug, arba tu tai iš karto fiksuoji, vėl čia nuo strategijos priklauso. Ką aš darau? Aš nelendu visą šitą, aš tai darau, draudžiu indeksus ir realiai didžiausias įmonės. Tai yra mažinu savo risk of ruin, taip vadinama, amžino praradimo, kaip aš vadinu, riziką. Ir tai, kada, žinai, jeigu aš parduodu, tarkim, draudimą ant S&P,
jeigu jis nukrenta 3 procentais ir aš turiu jį nupirkt, it's fine, jis pakils. Aš ta prasme, aš esu 99 procentus garantuotas, kad per ateinančius ten, kokius, žinai, 3-5 metus, sakykim, net jeigu ir bus kokie, aš vėl atvažiuosiu iki to taško, viskas yra gerai. Plius aš dar papildomai per strategijas galiu surinkti, žinai, premijų. Tai va čia yra visa logika fondo, tai yra pakankamai saugiai, kaip man vienas klientas sakė, tu iš akcijų padarai obligacijas. Ir iš esmės tai ir yra tikslas. Nes jeigu tu pardavinėji tuos draudimus, realiai per metus surinkta apie 10% yra labai racionalus lūkestis, nes vėl jeigu viksas netgi ties 12-15 trinas, kaip ir dabar, tai tu ir gali tą 10-12 grubiai pinigų per metus gauti į sąskaitą. Tai žodžiu, tai va tokia, žinai, bazinė strategija. Taip mes ir dirbam su šitu fondu ir pardavinėji tiesiog tos draudimus, rinka nukrenta, tu surenki tas pozicijas, kuriom tiki, kurias myli, kurias Taip. vertini kaip bliučipus didelius ir tada tu arba ten kolus gali pardavinėti, jeigu nori, arba tiesiog žaidi su jų atšokimu ir toliau lokuoji riziką skirtingai. Tai čia vat visa strategija in a nutshell. Aš dabar, jo, šiaip labai įdomiai, nu, kaip sakai, nieko čia galbūt naujo, man kai kalbėjai, aš bandžiau prisiminti, bet neprisiminiau, ar nebuvo, čia gal nesupyksi tą palyginimą, kad Madoffas, kai jisai reklamavo savo tą skemą, jis irgi sakė, uždirbam kaip S&P, bet ten su mažesnė rizika, tai jisai irgi iš principo reklamavo, bet nieko nedarė, jis ten pinigus tik rinko, bet kad irgi opcionais ten hedžina kažką. Aš tiesiog kažkaip mintis ta, kad, kaip sakai, senas dalykas ir po to jau, kai jau ten užsilenkė buvo žmonės, kad pabacktestino. Ar tai buvo įmanoma? Tai net tai, kai jisai buvo gyvas, dar ten backtest, nu, tiesiog bandė daryti ir matė, kad ten tiesiog labai per gražus kampas į viršų. Nes ten drawdowno iš vis nebuvo. O tai, tarkim, sakai, 10-15, nu, tarkim, kaip indeksas, bet, pavyzdžiui, indekso S&P volatility, jeigu ten imtim pagal mėnesinius metinius 15, tai arba drawdownas, tarkim, nežinau, drawdownas S&P ten per krizę -5, tai kiek, sakytum, realus tokios strategijos drawdownas? Labai priklauso nuo to, kurioje vietoje, nes ta, žinai, rizikos alokacija nuolat keičiasi pagal mūsų aktyvų valdymą, bet jeigu būčiau, nu, tarkim, dabar būtų -5, tai aš manau, pas mane kokį -30 būtų. Tai aš taip labai, nu, pusantro. Taip labai aš sakau, žinai, reiktų dar tiksliai žiūrėti, kaip ten kuri pozicija, kaip kas. Supratau. Nu, tai aš dabar tiesiog pabandau taip apie pavidalinti. Nes, žiūrėjau, iš principo perki akcinį krepšelį iš indeksų arba bliučipų. Ir tada, kaip ten... Tu prisimi riziką, prisimi Amerikos didžiausių įmonių ir indeksų riziką, bet tu uždirbi ne iš to, kad jie svyruoja, o iš to, kad draudimą ant jų pardavinėja. Taip gal geriausia būtų apibendrinti. Ir gerai, ir tarkim, viena iš mano tokių kaip pažinčių su opcionais buvo, aš ten tokia, šiaip labai rekomenduoju visiems, ypač kas labai domisi knygą, yra Expected Returns. Vien žodžiu, ir ten, nu, irgi buvo viena iš daug strategijų aprašyta, viena iš strategijų buvo būtent, nu, dabar neatsimenu, opcionų, būtent premijų kaip čia vadinasi angliškai? Nu, surinkimas, tai underwritingas opcionų. Bet, nu, ir kad, tipo, jinai viskas su ją okei, bet įvyko 8 metų krešas ir sprogo. Nu, ta prasme, kad jinai labai eina stabili, renkiesi premijas, bet įvyko krešas ir, nu, tas drawdownas buvo ten, nu, labai ženklus. Tas drawdownas, žinai, gali būti labai ženklus, nes ką dažnai daro žmonės, kai pardavinėja opcionus. Jie prisima efektyviai leverage. Ir aš, tarkim, turiu 1 milijoną, bet aš rašau opcionų ne už 1 milijoną, o už 2 milijonus. Tada tu į viršų labai gražiai kyli, kai viskas kyla, nes tu tiesiog dvigubini savo exposure efektyvų. Bet kai krenta, tada drawdownas ir įsijungia, žinai. Aš to nedarau. Aš 1:1 darau. Realiai pas mus fonde svertas aprašytas iki 50%. Tai yra kiekvienam 100 aš galiu maksimum 5, bet labai retai tai būna. Iki 20 turbūt kokių būna tas. Tai reiškia, kad net jeigu -70 bus, fondas neįsitaškys. Jis tiesiog nukris 50 kokių procentų. Ir ką aš tada darysiu, arba aš tiesiog lauksiu, arba aš toliau treidinsiu kažkaip aktyviai ir važiuosiu su rinka į viršų. Tai čia yra ta, kodėl, nes aš šitą irgi dažnai kalbėdamas girdžiu argumentą, kad, žinai, gražiai auga, bet ištaško. Taip, nes valdytojai dažnai pasidaro, žinai, kokį, turbūt geras terminas ir pradeda tada onboardinti daugiau rizikos negu reikia. Aš neturiu tokio tikslo. Taip labai erzina, kai, žinai, visi sako, bet žiūrėk, S&P daugiau pakilo šiemet negu tu. Ir ten rodai, bet alfa yra generuojama, tu matai, alfa strategijos, čia šarpas geresnis, viskas geriau. Ne, S&P augo daugiau.
Bet žinai, susikaupi, supranti, kad čia yra long terminis tikslas, kad tu turi vykdyti strategiją, čia yra labai aiškiai viskas apibrėžta ir su ja važiuot. Ir kai aš matau skaičius strategijos lygmenį, kad viskas veikia taip, kaip Taip. turi veikti ir viskas yra, ir žinai, nu, tu matematikos neapgausi. Ta prasme, jeigu kris 7% ir aš turėsiu 1 prie 1 exposure, tai net ne vienas, mažesnė beta realiai vis tiek turėsiu. Taip. Tai aš negaliu prarasti visų pinigų. Nu, tiesiog neįmanoma, žinai, matematika taip neveikia. Tai va. Tai dėl to. O jeigu, tarkime, kaip keičiasi rizika, jeigu, tarkim, tu neturi tų underlying akcijų? Gali turėt, gali neturėt, žinai, čia priklauso. Jeigu tu turi underlying akcijų prie pardavimo, tai tavo beta tiesiog didėja. Iš esmės. Nu, tai dar apie šitą pašnekėsim, ten, kai pereisim prie tų. O tai šiaip man įdomu, kada tu pats pradėjai opcionais prekiauti? Nu, Universitetą kažkada dar. Kodėl opcionai? Nes, daug gali uždirbti. Tai aš viską, žinok, bandžiau. Ta prasme, absoliučiai viskas buvo išbandyta, tai opcionai buvo vienas iš tų, bet nežinau, aš po to prie jų grįžau kažkaip po truputį, žinai, dabar jau retrospektyviai žiūriu, suprantu, kad man fixed income'as patinka tiesiog ir tiek. Tai opcionai yra, iš opcionų tu sintetinį fixed income, žinai, gali konstruotis. Ir kas man asmeniškai, kai aš dar prekiaudavau, patiko, tai tas efektyvus svertas, kurį tu gali prisimti su geresnė rizika negu brokerio svertas. Tarkim, žinai, jeigu darai sandorį, nežinau, vėl tą patį Apple paimkim ir perki opcioną metų trukmės, tai vadinama lypa, kuris yra su 100 straikų, dabar ten po 200 kažkiek nesimenu, kiek tradinas tiksliai, bet tarkim su 100 straikų, tai tu alokuoji už tą apie 50% kapitalo. Bet tu gauni realiai, jeigu pajudės vienu į viršų, tavo opciono kaina apie vienu pasikeis, nes dar toli maturities ir tiesiog ne visai taip, žinai, aš jeigu kažkas labai gerai supranta opcionus, tai čia tuoj mane iškeik, žinai, iš tokį generalizavimą. Parašyti patikslinti. Jo, bet žinai, bet esmė tame, kad tu su, žinai, alokavęs žymiai mažiau kapitalo, tai yra apie pusę kapitalo, tu gauni beveik tokį patį tą piniginę grąžą, jeigu viskas kyla į viršų, o prarastų gali tai, ką nusipirkai. Tai čia, pavyzdžiui, viena iš efektyvaus to strategijų, kita irgi efektyviai, kaip tu svertai išnaudoji strategiją, ką mes jau šnekėjom, kad tu parduodi daugiau putų, negu turi pinigų. Kol viskas gerai, tu, žinai, renkės daugiau, o po to tiesiog, jeigu nukrenta, taip, tu gauni efektyviai leverage, bet tu gauni leverage už gerą kainą. Tai yra, tu realiai, kai nukrenta, tada perki, kas irgi yra gerai. Tai va, tai opcionai to tokio labai, žinai, laisvės ir lankstumo suteikia daryti dalykus, kur, kiti instrumentai mano akim taip gerai nesuteikia tiesiog, lankstumo turbūt yra tas žodis, kurį aš kažkada labai vertical spreadus mėgdavau tradint. Tai yra labai gera strategija, kai neturi pinigų, vėl jeigu tu paimi tiesiog tikimybę, kad kils per X laiko ir tu ant rinkos kainos užmeti, kad vertical spreadas, tai parduodi vieną pirkti. Nesileidžiam, žinai, detalės. Aš vis tiek nieko nesuprantu. Žodžiu, tai tiesiog, kad tu, žinai, 5% šansą teoriškai, grąža tavo riziko, kad tu praras tiek pat gali kiek uždirbti, bet tavo tikėtina, tavo tiesiog pagal tikimybę, žinai, tikėtina, kad pakils į viršų, pavyzdžiui, labiau negu nukris. Tai reiškia, kad tu šiek tiek expected value aukštesnį turi negu nulis, tu gali tokių daryti. Tai tiesiog yra aibė strategijų ir aibė lankstumo labai skirtingam portfelio dydžiui. Tai gerai, ir tarkim, jeigu žmogus, nežinau, ten pradeda domėtis, jam labai nori aktyviai kažką daryti, opcionai domina, tai nežinau, gal tu kažkokią galėtum užvesti ant kelio, kas tau padėjo, nežinau, kokie kursai, knyga, strategija vieną. Žinai, tada buvo TD Ameritrade, šitas įkūrėjas, gal tu esi jį matęs, Tasty Trade tokį turėdavo, čia tiek daug metų atgal, kad aš net nežinau, ar tas kanalas, žinai, dar YouTube gyvas. Bet kaipgi jo užkrito pavardė, tada Ameritrade jisai su partneriu įkūrė iš S raidės, kaip jis, žodžiu, jeigu prisiminsiu, pasakysiu. Parašysime, įdėsime rašymą. Jis senai jau perdavė, čia ta prasme sakau, čia tiek seni dalykai, kad aš jau net, žinai, labai viską pamiršau. Ne knyga, ten buvo būtent aš YouTube video žiūrėjau, nes tiesiog tas įkūrėjas, jis ten darė apie opcionus video tokius labai bazinius, labai paprastus. Tai retrospektyviai žiūrint, aš daug kur su juo nesutinku, jo naudojamam strategijom. Aišku, žinai, jis turi kažkiek 100 milijonų ar milijardą, aš neturiu, tai neaišku, kas, žinai, iš mūsų šitoje, bet, tiesiog dabar, žinai, retrospektyviai žiūrint, ne visur turbūt sutikčiau, ką jisai sako mažmeniniam investuotojui, bet whatever. Bet buvo tokia viena iš rubrikų, kur jisai mokė savo dukrą, tiesiog jai davė ten $5,000 ir mokė dukrą, jai tada 14 ar 16 metų buvo, nuo nulio tradint opcionais. Ir aš tiesiog įsijungęs tą, šelį spaudi tos pačius mygtukus ir žiūri, kas bus, žinai, paraleliai. Tai ir tas mane labai užvedė. Tai jeigu dar yra tas Tasty Trade visas reikalas,
Nes ten po to išbujojo į tą naują platformą, pasileido, pasidarė labai tokia labiau marketinginė, tokia, nu, nebe tokia faina, bet vis tiek ten, vat, ten turinio buvo žiauriai, žiauriai daug Mhm. ir gero, ir tokio nuoširdaus, nepardaviminio turinio, tiesiog edukacinis turinys. Tai gerai, o pavyzdžiui, gal kaip prekiavai, naudoji ten, skaičiavai, ar pats, ar su Exceliu, ar ten programom, ten tas tetas, deltas, ten Nu, tai rodo volatility, platforma. viską rodo. Rodo platforma. Mhm. Žinai, aš žiauriai nemėgstu skaičiuot dalykų perteklinai. Ta prasme, kai tu sėdi ten, nu, kiek tada ten, žinai, porą tūkstančių baksų aš turbūt turėjau sąskaitą, žinai, univere būdamas. Vat, nežinau, kokia tas, nu, bet tarkim, ten, žinai, iki 10 tūkstančių turbūt kažkas buvo tuomet. Tai ką tu ten su tuo Exceliu priskaičiuoji? Nu, ta prasme, koks skirtumas, neišsidirbinėk, žinai, nu, rodo jau to pagrindinius skaičius, ką tu čia per strategiją prigalvosi. Aišku, bandėm daryti, ten būdavo visokių reikalų, bet turėjau labai, ten geras draugas mano PhD in Computational Finance darė, tai aš su juo ten sėdėdavau, darydavom strategijas, bet žinai, kita tema. Bet jo, tai aš nemėgstu dirbinėti, aš nemėgstu dirbti daugiau negu reikia ten, kur, nu, nereikia dirbti tiesiog. Tai tų modelių, ypač visų finansinių, matematinių, žinai, vėl dabartiniai netgi strategijos, nes irgi, tai tu čia, žinai, kažką ten iš to, aš putus parduodu, ta prasme, aš draudimą parduodu. Taip. Čia nėra kažkoks, aš nedarau, nežinau, ten volatility surface, bandau ten, žinai, kažkokią, kaip šitą, kokią antrą ten išvestinę, nebešnekant, viskas užkrito, bet nu žodžiu, aš nebandau kažko ištreidint tokio, aš tiesiog parduodu putus, tai yra bazinė strategija. Ir jeigu tu pasiimi bazinę strategiją ir pradedi išsidirbinėt su ja, tu dažniausiai tada per visus medžius pameti mišką. Aš vat tą labai gerai esu išbandęs praktiškai, sakykim, ir dėl to aš stengiuosi labai basic dalykus daryti. Nes, nu, tarkim, ten, nežinau, kažkada man buvo, arba gal ir dabar dar yra tokia, kad, nu, yra dalis tų, kurie bando per opcionus, vat, tiesiog gaudyti tos pačius akcijų kainų judėjimus, nu, ir vat tą, sakykime, leverį, nu, svertą turėti, kur ten turbūt sudegti šansų yra, nu, tas sudegti, tai vėl per Tiesiog, opcionus taip, prarasi tai, taip, ką įdėjai, bet labai greit gali, nu, Taip, tuos judėjimus pasigauti ir taip. ten po truputį ir sudeginti. Bet vat, ką tu sakai, tai būtent tu pardavinėjai draudimą ir renkiesi premijas. Tai va čia, aš atsimenu, kažkada šitą sakė, va čia visi instituciniai tą daro, nu, vat, o vat retailas bando ir ten ir tradint, ir gaudyti tas kryptį, žinai. Vėl, tai žinai, su treidinimu irgi, sakau, tai yra labai irgi reikia atskirti, dėl to aš kad daug plonybių. Bet taip, ką dažniausiai daro retailas, tai yra gemblinimas opcionais. Tiesiog. Tai čia, sakykim, to nesiūlytum daryti? Ne, niekad. Okay. Nu tai va, tai čia tas irgi svarbu išgirsti, nes jo opcionai yra, bet ką gali daryti su jais, va, kaip pats sakė, yra ten nuo iki viską realiai gali padaryti, nuo super pasidaryti saugesnį daiktą iki super rizikingą ir tas verta. Tai gerai, tai dalį kaip ir palėtėm, kita dalis, ką aš norėjau ir buvau atsiuntęs tą vieną kitą nuorodą, aš viešoje, nu, ta prasme, kituose, sakykime, YouTube laidose girdžiu, bet nežinau, kaip kalbant apie tokius ETF-us, kurie yra Amerikoje, kaip, pavyzdžiui, SVOL, ten TSLI, YieldMaxo panašus ETF-ai, kur, na, kalbant apie tai, kad, tarkim, va, jie moka, nežinau, ten 20-60% dividendinį pajamingumą metinį, bet pasižiūrėjus į vidų, ten, tarkim, vienas perka opcionus, kitas ten futurius ir panašius dalykus, tai, nu, kadangi esi susidūręs su opcionais gana nemažai, tai vat, ką tu, tarkim, apie tokius produktus galėtum pasakyti, ta prasme, jie saugus, rizikingi, lengva juos suprasti, nelabai. Ne, tikrai nelengva suprast, kai tu vat atsiuntei, reikia tik, nu, reikia pasigilint, suprast ir tai realiai, jeigu norint tai pilnai suprast, ką tu gauni, vat, nors tai atrodytų riteilinis produktas, turėtų būt paprasta, bet aš turėčiau tikrai minimum Exceliuką pasijungt, bet galbūt ir, žinai, ar Bloomberg ar kažką užsikurt, kad susidėčiau tą ir matyčiau, Taip. realiai vizualizuočiau, kas iš to gali būt su skirtingais scenarijais. Taip. Nes iš to, kas yra viešai pateikta, turbūt galima, galbūt, žinai, reikia gudresnių šiek tiek būt ir tada viskas galvoj sudeda, bet tai yra sunku suprast. Aš suprantu esminę strategiją, bet štai visada aš grįžtu prie paprasto dalyko, visas su žmonėm, kai šneku ypač nu apie, ta prasme, grąža tėra rizikos pasekmė. Nėra kitko. Jeigu pas tave, žinai, daug labai grąžos generuoja ir ten didelį div yield ar dar kažką, dėl to, kad yra daug rizikos. Nėra čia variantų, nu, ta prasme, neatsiranda iš oro, nėra, vėl, žinai, kaip ten žmonės tikisi, kad vat rado kažkokį ETF,
kuris yra protingiausias už visus. Žinai, Goldmanai ten 100 metų plus dirba, JP visi dirba, bet va kažkoks tai vat naujas daiktas, vat sugalvoja, kaip, žinai, BlackRock'ą ištaškyti ir visus ir užkariauti. Ne, ta prasme atsakymas yra ne, nėra protingesnių už visų žmonių, jeigu jie yra, tai, nu, koks Simonsas, prie kurio neprieisi. Tiesiog, Nu, tai yra, amžinatilsį. taip. Bet, nu, čia, Taip, aš apie taip, tą patį, žinai, taip. principą, kad tai yra kur, ne tau, ne tavo nosį, net nieko panašaus. Tai jeigu tu randi retailinį produktą, kuris yra, sako, kad yra geresnis už kitus, tai akivaizdu, kad arba tau kažkas meluoja, arba tai yra skemas. Žinai, nuo to reikia pradėti, tiesiog čia visas. Dabar jeigu kalbam apie tą, ką žinai tu, tai akivaizdu, kad nėra skemas, tai yra licencijuota, žinai, įmonė, Taip. kuri daro, nu, neskemas. Bet reikia suprasti, kad tie dalykai veikia abi pusės. Ir bent jau tai, ką tu rodai man, ką aš mačiau, tai yra pakankamai didelė rizika prisimama, susijus su viena pozicija tiesiog. Ir jeigu mes kalbam apie tuos pavienių akcijų, tarkim, Taip. tai aš manau, kad grąža tikrai nebūtinai kompensuos prisimamą riziką taip, kaip kompensuotų tiesiog pavienės tos akcijos pirkimas. Ir kad tos visos opcioninės strategijos, jos yra, vėl, reikia su opcionais suprasti tą, kad kiekviena strategija, jinai skirta konkrečiam tikslui užtikrinti. Pavyzdžiui, mano fonde, kas yra? Mano fondas žiauriai gerai performintų, palyginus su rinka, jeigu viskas stovėtų vietoje. Jeigu būtų flat, žinai, viskas sudėtų, aš būčiau čia, žinai, geriausias traderis ant rankų visi nešiotų. Taip. Jeigu viskas kyla kaip dabar, mano strategija atsilieka ir visi sako, kad aš durnas ir nemoku prekiauti. Ir lygiai tas pats visur galioja. Jeigu mes paimam bet kokį va šitą ETF, jis turi konkrečią strategiją, kuri tam tikrom rinkos sąlygom gali veikti labai gerai, tom rinkos sąlygom gali veikti ypatingai blogai. Ta reikia labai aiškiai suprasti, kad stebuklų nebūna ir kad strategija yra skirta tam tikrom rinkos sąlygom, ypač kai šnekam apie opcionus. Jei nėra aiškiai parašyta, kad bus naudojamas įvairios strategijos ir multistratžinai fondas, kuris ten įvairiai dirbs, kas šiais atvejais aš nemačiau, kad to būtų parašyta, turi suprasti, kad tam tikrom rinkos sąlygom bus viskas gerai, tam tikrom rinkos sąlygom bus viskas blogai. Bet tai jeigu užduočiau klausimą, vat kaip tu manai, kaip gali fondas, kuris, nu, tarkim, ten kažkokią dalį laiko kešo, kažkokią dalį turi ten tų opcionų, mokėti 100% dividendų? Kur? Žinai, labai paprastai, tai palauk, aš to įsijungiu. Iš premijų, kad Taip, surenka, nu, kaip tai tu sakei. pažiūrim, žinai, bet aš tiesiog dabar įsijungsiu Tesla. Pažiūrim, jeigu man dabar interaktyviai normaliai rodys, tarkim. Nes, nu, aš kiek žiūrėjau, tarkim, tas, aišku, čia reiktų paminėti, kad kalbam apie amerikietiškus ETF-us, kurie Europos investuotojams šiaip nėra prieinami paprastiem, tik profesionalam, bet mintis ta, kad, tarkim, kalbam apie ETF-ą, kuriame yra kažkiek kešo, o Taip. nu, gal matai ten kiek kešo, kita dalis yra opcionai. Bandau dabar Tesla. Nu, va, tai Teslos, tarkim, 31 vienos dienos put opcionas, 2 pentoje paskaičiuosiu, 16 gaunam už 2 pent. Tai 6% moka per mėnesį. Gali, per mėnesį gali 6% premijos. Aš čia vėl labai grubiai rinka netidaryta, žinai, tai. Taip. Ir tu dar turi nedidelę, bet tokį, žinai, gapą. Tarkim, dabar Teslos kaina va, tai yra 2,579. Tai tu parduodamas 2,50 straiko putą, tu gauni 6% per mėnesį. Tai reiškia, kad, nu, tu dar turi 5 baksus tą downside'o pagalbę neapsidraudimą ir gauni už tai 6%. Tai per metus 70%, va, tu taip, žinai, ir sugeneruoji. Bet jeigu žiūrėti į Teslos, nu, tiesiog kintamumą per laiką, vėl pažiūrim akciją, tai, žinai, įjungiu vienus metus, tai mes turėjom nuo 100 PM iki 275. Tai jeigu tu, vat, tarkim, aš parduodu šitą 2 PM opcioną, gaunu 6% grubiai, ir kaina nukrenta 20%, tai mano net rezultatas yra -14 per mėnesį. Ir kas gali nutikti, nes tu draudimai, ką ir šnekėjom, kuo brangesnis draudimas, tuo didesnė rizika. Visi tai supranta. Ir nėra čia varianto, žinai, kur išsisukti. Tai va, tarkim, nu, jeigu žiūrėti jų pristatymą, tai jie, nu, gal ne patys, bet ten yra kiti, kurie analizuoja, sako, iš principo, tu tokius ETF-us turėtum žiūrėti, jeigu tu tiki tą akciją. Nu, va, tarkim, tikiu Tesla, kad jinai brangs, ne? Tik tai galbūt, nu, jų rizika per didelė, nes matėm visi, kad ten ir Nvidia, ir Tesla, jos ten po -7-8 va čia gali pavažiuoti. Tai vat perki tada tokį, su idėja, kad galbūt gausi, nu, jeigu kils grąža šiek tiek mažesnė, bet su mažesnė rizika. Tai vat, nu, ta prasme, tai ar čia kažkiek yra panašu į tą, ką jūs daro, tik tai, kad jūs darot ant marketo
o Taip. čia yra grinai kažkokiai vienai, nu, mylimai, sakykime, ne visų investuotojų pozicijai. Taip, čia yra panašu, tik vat, žinai, kur yra esminis, turbūt, kad pas mane yra boring, aš sakau, va, Mm. 10-15, žinai, bus. Čia tau sako, va, tu 6, žinai, per Taip, mėnesį gali, taip. ir čia visas tas grožis yra, bet lygiai taip pat, jeigu tau tinka, tu ką turi prisiimt, ką tu prisiimi dienos pabaigoje, tai yra Tesla rizika. Ar Taip, tau tinka Tesla taip. rizika? Tu turi į šitą vienintelį klausimą atsakyti. Jeigu tau tinka Tesla rizika, tu gali eit šitu keliu. Jeigu tu nori mažesnio kintamumo negu šiaip Tesla Mhm. ir mažesnės grąžos tada, vėlgi, sakau, rizika su grąža, jie niekur Taip. nedingsta, ta prasme, čia tu nieko neišgalvosi. Tu tikėtina gausi mažesnę grąžą, jeigu jinai ten labai kils, aišku, gausi ir mažesnę riziką, jeigu labai kris. Jeigu tu nori tuo keliu eit, o ne tiesiog Teslą pirkt, valio, viskas gerai, bet tu vis tiek dienos pabaigoje tu turi Tesla akcijos riziką, Tesla įmonės riziką. Ir čia yra esminis momentas, kurį tu turi suprasti pirkdamas šitą dalyką. Jo, ir aš, vat, nu, aš bandžiau ten pasižiūrėti, tarkim, kažkurio iš ETF, kuris ten trekina, nu, ne tai, kad trekina, bet susijęta su viena akcija, nors realiai tas ETF tos akcijos net neturi. Taip, Jisai, taip, taip. pavyzdžiui, vat jūsų atveju jūs turite tas ETF-us ar akcijas, tai čia ETF-as neturi, jis turi kešą ir turi įvairiausių opcionų. Ir vat pabandžiau tą vadinamą total return, tai bendrą grąžą įvertinus dividendus, Mhm. sulyginti su konkrečios akcijos grąža, tai tiesiog pasimatė akivaizdžiai, kad yra svyravimai, koreliacija yra, nu, gana didelė, tai reiškia, kai Mhm. kyla, krenta, tik kad svyravimai mažesni, žinai. Taip. Nu, ir aš tada toks, nu, tai perki mažiau biški negu 100% akcijų ir kažkiek bondų, nu, žinai. Taip, tu gali ir tai daryti. Taip. Tik tai galbūt, vat, jo logika yra ta, kad uždirbt tą pačią tipo grąžą, vat, jeigu važiuoji į viršų, gausit. Ar įmanoma uždirbti tą Ne, pačią jeigu grąžą? važiuoji virš, tu negausi taip pat. Pagal va tas strategijas, kurias tu man rodai. Ta Mhm. prasme, galima sudaryti strategijų, kurias, taip, bet čia Taip, kitokios, čia tu taip. jau ne pajamų generavimo. Mhm. Jeigu pajamų, niekada neuždirbsi tiek pat, važiuojant į viršų. Tu Mhm. uždirbsi tiesiog, tu neprarasi tiek į kris ir tu, žinai, jeigu stovės vietoj, tada tu uždirbinėsi. Bet man, nu, niekad nebuvo, netrodė logiška eiti į pavienę akciją, jeigu tu tikėjies, kad jinai stovės vietoj. Ta prasme, nu, tai tada eik į rinką, žinai, nu, Taip. kur, vat visas dėl to, vat mes ir fondą kai konstravom, tai ir buvo rinkos bendrai, kad tu nori turėti tą rinkos exposure, bet tau nepriimtin dėl bet ko svyravimo, nes tau gal likvidumo reikės, gal dar, tu, žinai, daug priežasčių. Bet jeigu tu perki pavienį daiktą, kurio taip tiki, tai va tada man atsiranda šiek tiek tas klausimas, kur va tai yra galutinė logika, nes aš manau, kad dabar atrodo gražiai dėl to aukšto išmokėjimo. Tai aš šiaip įdomumo dėlei pabandžiau įvesti paiešką pagal didžiausius dividendus mokantys ETF-ai Mhm. ir, nu, nu, padarykit, jeigu norit patys, tai Google įveskit ir pamatysit, bus visi vat šitie. Mhm. Ir čia, nu, natūraliai, čia, aš manau, yra pardaviminis, labai stiprus pardaviminis, kad žmonės ieško pagal dividend yieldą, randa tokius neįtikėtinai didelius skaičius, galvoja, o žinai, kas moka didelius dividendus iš ETF-ų, tai ten obligacijų ETF-ai, dividendinės akcijos, nu, tai čia ir kas standartiškai būna saugesni daiktai. Taip. Nu ir va, tai o čia daug dividendų moka, puikiai, bet kitas dalykas, nu, šiaip aš taip pajuokausiu, žinai, taip pat perki Tesla akciją, kuri pabrangsta 100% kaip akcija, žinai, arba perki tokį ETF, kuris didžiąją dalį to pabrangimo išmoka dividendų. Nu, Taip. ta prasme, toks, tai ne, nu, bet jeigu kris, tai nei ten tų, žinai, dividendų bus, arba jų bus gerokai mažiau. Net dividendai, žinai, kris, tik tu kainą Jo, suamortizuosi ir visus va per tada, kitą ir pusę. tada sudedi tą kainą su dividendais ir žiūri, kad realiai ten ant nulio esi. Tai vat, kad nebūtų taip, kad investavai 10 000, žinai, galiausiai ETF vertė nukrito iki 1000, gavai 9 000 dividendais, turi tą patį, bet Taip. dar nuo dividendų susimokėsi GPM. Taip. Ir, nu, kas yra visiškai absurdas. Dėl to ir buvo, aš kažkur girdėjau, kad, reiškia, šitą variantą, nu, ten amerikiečiams sakė, reikėtų pirkti, reiškia, nu, be mokestiniai sąskaitoj, nu, ten toj pensijų sąskaitoj ir Taip. panašiai. Bet man asmeniškai, nu, vat vis tiek nu, ne pirmi metai finansų rinkai tokie instrumentai, nu, pasirodė alternatyvūs, rizikingi ir man užtrunka laiko suprasti, kas ten yra. Taip. Ir va dažniausiai mano patirtis yra tokia, jeigu sunku suprasti, kas ten yra, tai, nu, tai yra rizikingas daiktas. Ir Taip. tai, bet čia yra vienas, kur susijęta su konkrečia akcija, o po to žiūrėjom dar kitą, ten labai populiarų SVOL, pavyzdžiui, kuris turi didžiąją dalį obligacijų ir yra galbūt kažkas net pasakęs, kad, nu, va, tai yra vos ne obligacijų fondas, bet kitą dalį turi VIXO ateities sandorius arba VIXO opcionus. Tai kur ten, tarkim, teko netgi tokį terminą girdėti kaip Volmageddon, kad, taršme, jeigu VIXas labai stipriai kils, tai buvo prieš porą metų fondų panašių, kurie realiai prarado virš 90% vertės. Tai vat
Nu, tai tiesiog, ar tu galėtum apie tą vat, konkrečiai SVOL, kuris tikrai labai populiarus Nežinau, kaip Amerikoj. iš to įsijungiau, aš nesupratau, kad, ta prasme, čia jau tikrai reikia sėsti ir analizuoti, kas tiksliai iš to ten susideda, bet visi Vikso fondai yra žiauriai rizikingi. Ir šitą reikia, aš, žinai, visad sakyčiau, kad patreidinkit patys Viksą, patreidinkit futurius Vikso ir opcijų ir tada suprasit, apie ką yra kalba. Nes vėl tai yra, kas buvo čia 16 gal metai buvo kažkurie, kur ten, žinai, visa industrija varė, tiesiog pardavinėjo volatility ir tiesiog iš to uždirbinės volatility tas visas mažėjo. Ir Kaip kol dabar, neištaškė. kaip Jo, dabar. taip, tai aš įsivaizduočiau, aš vėl nežinau, ar aš teisus, aš įsivaizduočiau, kad tas volas tiesiog pardavinėjo volatility iš esmės, kur su tam tikrais draudimais, bet, nu, man nulinio volo pardavinėt volą yra, žinai, taip, čia iš to paties perku brangiai, parduodu pigiai tada gaunas, nes, nu, net kitaip ne. Tai labai laikai atsargiai, ypač, žinai, kur tu ant jau pats volas, implied volatility jau yra išvestinis instrumentas, tu ant jo tada užmauni futurius ir opcionus, kas tau effective leverage duoda. Ir kodėl ten yra daug obligacijų? Nes tiesiog dėl sverto, nes Tai tu yra nepanaudoji užstatas, visų pinigų, tu efektyvų svertą turi žiauriai didelį ir tam, kad nelaikyt kešo kaip užstatą, tu nuperki obligacijų, bet tos obligacijos tai yra užstatas ir jos nėra strategijos dalis realiai. kai Viksas šaus į viršų, tada Tai obligacijos eis lauk, nes Taip. jos kaip užstatas išvažiuodinės, tai čia žinai. Bet į tokius aš tikrai nerekomenduoju lįst, nes čia aš manau, kad, žinai, sakau, reiktų pasikrapštyt man, aš, nu, treidinau čia ir šiaip, nu, vat mes susėstume, mum tikrai reiktų pasikrapštyti iš tų daiktų, kad suprast, kas Taip. čia iš tikro, vat kur čia viskas sudėlioja. Tai jeigu kalbam apie mažmeninį investuotoją, žinai, kuris ten fitos nuo deltos neskiria, tai turbūt nereikėtų šito dalyko daryt ant implied, nu, tiesiog tai yra nelogiška, tai yra netvaru. Ir reikia vengt. Ir dar grįžtant prie tų pajamų ir kur dividendus kalbėjai. Didieji žaidėjai senai turi covered dividend, covered call ETF-us, tai yra jie perka S&P, parduoda kolus ir Taip. iš to generuoja papildomą divildą. Taip. Šita strategija yra visai kita ir šita strategija yra viable, jinai vėl, jeigu smarkiai kyla, tu atsilieki, bet šita strategija yra visai kas kita. Vėl mes grįžtam prie to, kad tai yra visos rinkos Taip. ir tu betindamas ant visos rinkos, tu tiesiog nusiimi topą šiek tiek Mhm. tam, kad daugiau dividendų generuotum. Tai čia Taip. yra viable, pavyzdžiui, mano akim tikrai strategija. Ir aš kiek žinau, iš tų ETF-ų ir Europoje jau yra tų, vat, kaip covered call, Taip, man taip. atrodo, dabar bijau sumeluot Global Tai List. Mundis gal koks irgi padaręs, tas pats iShares turėtų, nes BlackRockas tokį Jo. suko, tai Tai va, nors šiaip dauguma, jeigu taip žiūrėti jau CITS tą direktyvą, tai ten naudoti išvestinius labai ribotai gali ir, va, Taip. tarkim, bet draudimo tikslais gali naudoti, bet ten po to kiti naudoja tos vadinamus swapus, nu, tai vėl papildomų rizikų atsiranda. Tai tie ETF, apie kuriuos šnekėjom, tai Europoje tokių dar nėra ir aš drįsčiau sakyti, kad tikėtina ir nebus Europoje. labai būtų maža tikimybė. Jo, nu čia tas pats, kad, vat, pavyzdžiui, ar vat, jūsų tą fondą, kuris skirtas informaciniam investuotojam, šiuo metu padaryti mažmenai turbūt negalėtų. Ne, tiesiog netitiktumėm. Nu tai turbūt išvada tokia, kad jeigu kažkurioje vietoje susidursit su tokiais ETF-ais ir nieko nesuprantat apie opcionus ar futurius, tai turbūt geriau ir nepirkti, nes rizikų yra tikrai tų, kurių tiesiog nematot. Jo, ir žinai, reikia suprast, kad rizika nėra tai, kad būtinai prarasi pinigus, tiesiog rizika yra tai, kad outcome'as bus visiškai ne toks, koks tu tikies. Taip. Čia turbūt yra, kai tu nesupranti, ką tu perki, tai nereiškia, kad tu įdėjęs ten būtinai prarasi pinigus, čia bus labai blogai. Taip. Tiesiog gali būti, kad dienos pabaigoje finalinis taškas bus visiškai ne ten, kur tu įsivaizduoji, kad jis bus. Ir čia yra toks labai svarbus momentas. Jeigu jums patinka kažkokios pavieniai, eikite ir nusipirkite tų pavienių įmonių, o ne bandykite apgauti pasaulį. Ok, tai jo, tai vat šitas dvi temas palėtėm, turbūt buvo dvi pagrindinės, aš dar, sakykime, pabaigai, nežinau, kiek čia to laiko nebedaug liko mum, bet norėčiau dar dvi tokias dalis. Tai viena dalis, jeigu tu sutiksi, nors kaip ir to nerašiau, tai truputį papasakot apie savo asmeninį vat, investavimo kelią, jeigu galėtum, žinai, kur nudegėjai, iš ką pasimokėjai. Dabar, aišku, esi valdytojas, tai daug kur nelabai ką gali ir daryti, nes visokie interesų konfliktai potencialūs, bet vat, jeigu gali pasidalink vat, savo apskritai tą trumpai investavimo kelionę. Pradėjai, sakai, nuo visko išbandėjai, žinai, dabar supratai, kad esi fixed income guy. Tai vat, ir ko šiaip, nu, kadangi aš matau daug ypač jaunimo, žinai, ateina, galvoja, va, tai čia opcionai, kriptovaliutos, čia treidinsiu, uždirbsiu po ten metinių. Aš kažkada irgi galvoju, kad 20-30 metinių uždirbti yra Easy. easy. Tai vat, žmogus, kuris turi patirties ir asmeninės, ir profesionalios, ir matęs ne vieną klientą,
vat labai būtų įdomu išgirsti, nes, nu, manau, verta. Tai jeigu gali, kiek gali, Aš, žinai, kokie... nežinau, čia, žinai, ką sakiau, aš labai nuo visko pradėjau, ta prasme, išvis pirmi pirkimai buvo Baltics akcijų, Mhm. čia neatsimenęs, kas ten buvo, žodžiu, kažką ten pirkau, čia taip senai buvo, žinai, 15 metų turbūt, gal jeigu nežinau, ta prasme, Mhm. man tada, kiek, 15 metų, 16, tai beveik 20 metų atgal, tai čia, žinai, net Prieš krizę. taip, tai gerais laikais, kur aš pirkdavau pigiau, tada pakildavo kaina, parduodu, nesuprasdavau, kodėl pinigų sąskaitai sumažėjo, nes nežinau, kad komisas yra. Tai realiai, tai šitas taip. Tai va, čia buvo, žinai, pradžia, tai visokie Forexai buvo, porą sąskaitų sudegint ant visokių strategijų keistų ir leveridžo. Tada, žinai, labiau jas akcijos, TFDs, opcionai visokie, futurių mažai lėčiau, nes ten reikėdavo labai didelių sumų, tai, žinai, kaip sakau, universitete nediskutuojant. Biški buvo ir futurių, valiutinių visokių futurių ten bandymas lyst. Tada binary options išbandžiau, aišku, kripto tie. Realiai visa paletė, žinai, name it. Visur teko rankas prikišti ir pabandyti. Bet, žinai, galiausiai kažkaip viskas susidėlioja taip, kad didžioji dalis portfelio turi būti nukreipta kažkur ramiai, nu, žinai, pensijai. Mhm. Tada dalis skirta pažaidimui, smagumui, nes man to tiesiog reikia. Dabar, tai, žinai, dalis dingsta vis labiau, nes yra vienas, antras fondas, kur, nu, esu Taip, pribotas, taip. žinai, asmeniniuose sandoriuose, bet ačiū Dievui yra kripto, kur galima, žinai, biški tos laisvos energijos išliet. O šiaip, kuo toliau, žinai, tuo nuobodesnis investuotojas darausi ir man dabar, kaip seniau, prieš 10 metų, žinai, ten pirkt bankinį fondą, nu, kas čia. Ir aš tai tiesiog, žinai, prisijungiu prie Svedo ar Sebo, spaudžiu buy ir Mhm. pamirštu ir ten tegul guli tie pinigai, nu, negaila, žinai. Tai kažkaip ir aš labai apsiraminau per tą laiką, aš šiaip bendrai pradėjau žiūrėti tai, kad kažkuriuo metu vėl labai aiškiai supratau, kad tu iš finansų rinkų, neturėdamas kapitalo, daug neuždirbsi, nebent labai agresyviai eisi ir tada tau pasiseks, bet man sėkmė nėra kažkoks tai dalykas, kurio aš noriu remtis. Kurį Taip, gali kažkiek pakartoti. jo, tai taip, ta prasme, aš tikrai visai neblogai esu uždirbęs, ypač įvertinus tai, kiek aš pinigų kartais į tuos sandorius alokuodavau ir tikrai būdavo kosminių sandorių. Tikrai turėjau metų, per kuriuos būdavo grąža ant tam tikro vėl, kadangi daug brokerių naudoju, bet ten, pavyzdžiui, interaktyvuose, kur grąža, žinai, 120-150% per metus, kaip pavarai ten, bet tai yra, nu, one-offai, tai nėra taip ir tai yra, tu alokuoji tas pinigus būtent tam tikram, žinai, tikslai, tu pasidarai, tu žinai, kiek tu nori prarasti ir reiks tą pinigų ir kad tu taip dabar eisi agresyviai užvanosi ir tada išsives jos lauk iš ten, nes nu, tai nėra labai lengvai replikuojama. Ir, žinai, daraus tiesiog, sakau, nuobodesnis, supratau, kad iš verslo žymiai lengviau pinigus uždirbti, pradinį kapitalą negu iš finansų rinkų ir gal, žinai, taip, ar, žinai, čia dažnai tada manęs, tai kaip tu čia, žinai, kaip, nu, jeigu valdai fondus, bet sakai, kad iš verslo lengviau uždirbti, kaip čia viskas, taip, labai paprastas dalykas, ta prasme, kapitalo reikia kapitalo, aš tikiu, kad aš galiu 10-15% per metus uždirbinėti pats asmeniškai, Mhm. pakankamai stabiliai, aš tam turiu mažai abejonių. Žinai, long term, jeigu mes paimtumėm 10-15 metų, aš manau 10-15 aš tikrai galiu daryt pakankamai stabiliai. It's fine. Bet 10-15 stabilių reiškia, kad man reikia kokių, nu, žinai, 5 milijonų, kad aš taip galėčiau ramiai gyvent. Taip. Tai tuos 5 milijonus iš kažkur reikia, žinai, išsitraukt. Ir būtent, žinai, tu tam gyvenimo kely taip ir turi eit labai racionaliai. Tai dėl to aš dabar ką investuoju, tai aš, žinai, sakau, vat, visokie ten fondai, ta antra pakopa, ten dar kažkas, kažkiek vat į kripto įmeti pažaist, ar dar, nu, tokiam, bet pagrindiniai pinigai yra nuobodžiuose dalykuose, nuobodūs fondai, nuobodūs kažkokie akcijos ar dar kažkas, kur tikrai niekam neįdomu. Plius į savo fondus tiesiog investuojam ir per įmonės. Aš Tai jau atsakei, tarkim, buvo metų, kai ten ir 100 PM, o iš minuso pusės. buvo visko, tai jau apie Forexą sudegintą sąskaitą, žinai, jaunystėje, tai čia net nėra ką šnekėt gerai, kad ten, žinai, būdavo šimtais baksų, nu, tuo metu tiesiog tiek pinigų, žinai. Kaip loterijos bilietą. Jo, nu, žinai, ten kažką ten ar vasarą padirbė, ar šiaip ten iš kažkur dovanų gauni porą šimtų baksų, persivedi ir tada kapoji, kol yra, nu, tai, žinai, neskaičia. Ne, bet buvo, nu, mano buvo šitiem, blemba, kur, man tik kurie čia buvo šitie, man čia blogi metai, ne, buvo labai, jo, Kur man. rinkos Jo, obligacijų jo. ir akcijų krito. Jo, tai žinok, pas mane buvo kokį minus šiam turbūt, kažkas tokio, Tai ant ten to vienos, aktyvaus. ant jo aktyvaus, jo, aš ten turėjau tokį gerą. Nu, bet logiška, žinai, nu, kai, nu, tai ir kita pusė lygiai taip pat Taip, veikia. taip. Ir tas pats VAM3, pavyzdžiui, pradžioje aš ten kažkaip į visą tą jau įsijautęs neigiamumą užšortinau heavy labai Tesla, ta prasme, visiškai nepagal, pagal, žinai, bet tą sąskaitą sakau, jeigu ten, žinai, būtų, nu, ta prasme, jinai ir buvo tam skirta, kad aš aktyviai dirbčiau. Tai kaliau minus kem per sausį, tada likusią metų dalį atidirbinėjau, galiausiai metų pabaigoje ten plus 20 gal buvo. Ja. Nu, tai, žinai, tai
sakau, bet aš ką supratau, kad tu turi išskirstyti sąskaitas, kad tu negali pasimti visų savo pinigų ir daryti šitų dalykų. Tai Tu kiek, turi pavyzdžiui, vat sakytum, procentaliai pats skiri vat tam aktyviam, nežinau, pasižaidimui Nu, ir dabar jau link nulio artėja, ta prasme, nes liko kripto. Tiesiog, matai, ir laiko daugiau reikia fondam valdyti, ta prasme, realiai tarkim reikia. prieš fondus, vat prieš valdymo įmonę. Tas kito buvo nuo, sakykime, nuo 100% mažėjo iki nulio periodiškai per laiką, bet jeigu tai būtų, žinai, taip, va, tiesiog, sakykime, va, jeigu, nu, žinai, ten kokie 5-10 M guli, kur, nu, va, skirti visam šitam reikalui, tai būtų tikrai kokį, manau, 7-8% lokuota į saugus paprastus dalykus, tada kokį 20% sudėčiau būtent į tą aktyvų, nes man tai patinka. Tau reikia. Taip, man tai yra smagu ir mane tai džiugina, tai dėl to. Bet šiaip esi vat paskaičiavęs skaičiavęs per tas 10 metų, vat on average, kas gavęs, ar nesi? Nesu skaičiavęs, nes vėl, ta prasme, žinai, buvo Jo, grįžau į NT, tada sudėti pinigai, tada ten, tada vėl padidėjo, sumažėjo, tada reikia verslą daryti, vėl viskas dreininama. Taip, Tai labai yra fluid, nes ir šiaip daug, aš galiu pasakyti, kad bendrai sudėjus tai tikrai gaunas pakankamai daug tų pinigų, nes aš ir dažnai pakankamai ir išsiminėdavau tos pinigus, ypač iš to vat aktyviai valdoma, nes ten niekad neturėjo būti per didelės rizikos Taip. alokuota ir mokėjęs už dalykus ir ten, žinai, mašiną kaip pirkau, ten tiesiog įsitraukė, sumetė. Tai tiesiog, tai bendrai procentaliai tikrai bus labai nemažai pinigų, bet buvo labai daug ir tokių hikapų. Tai vėl, ką tu vertinsi? Ar time weighted, Taip. kur tu ištini pinigų ir tada Taip. tie, žinai, pirmi 3 depozitai Forexe prieš 15 metų yra tiek pat verti, kiek, nu, ten, Taip. pavyzdžiui, žinai, 15 tūkstančių dirbta iš kažko. Tai jeigu time weighted, tada turbūt bus mažiau, jeigu money weighted, žodžiu, tai tu čia. Jo, bet tas tikrai, nu, sunku. Aš pats žinau, žinai, ten pradžiai pradėjom verslą, ten pajamų neturėjom, žinai, reikėjo iš kažko gyventi, po to ten, tarkim, nežinau, perki būstą, žinai, ten šeima, vaikai, vestuvės, panašiai, tada, žinai, kažkurio metu pradėti, vat pastaruosius kokius 4 metus, tai gana aiškiai sistemingi. Bet, nu, okei, supratau. Tai ką šiaip, pavyzdžiui, vat žmogus domisi aktyvia prekyba, tikrai domisi, nekalbu apie average, kuris šiaip turbūt nerekomenduojama, tiesiog investuok pasyviai, dirbk savo darbus, verslus daryk, dar Taip. kažką investuok pasyviai, bet kuris nori, vat, kažkodėl, vat, kaip tu, tarkim, nori turėti tą aktyvią dalį, kokie šiaip patarimai, kad nesudeginti viską? Aš Ar kaip sakyčiau, tik eiti į sakytum, instituciją, sudegink aš viską? sakyčiau, eiti į instituciją padirbėti, jeigu jis nori suprast, kaip tai veikia ir suprast, ką tu gali pasiekti, kas yra realu su vat, paprasto fizinio asmens, žinai, be institucinio backingo, kokios yra realios galimybės. Tai suprast, tai taip ir padegint. Taip, ta prasme, kad tu pajustum, kad tau nebūtų, nes, nu, tai žinai, kai minus kem gauni ant Teslos per pirmą mėnesį, nu, daugam tai būtų turbūt, nu, what the fuck. O tu žinai, kad, žinai, business as usual. Ta prasme, aš šitą dariau, žinojau, kai abi pusės supratau. It's fine, nu, tipo, nu ką, žinau, nu, atidirbsi, ne pirmas, žinai, ne paskutinis kartas, ne pirmi, ne paskutiniai pinigai. Tai šitą, vat, emocinę prasme, tai jo, tu turi padeginti. Bet suvokimo ir realybės jausmo prasme, aš manau, kad tu turi nueiti į instituciją patreidint. Tai yra suras, ar banką, kas tai bebūtų, žinai, į trading deską nueiti. Tiesiog patreidint, pamatyti, kaip tam aukštesniam lygiai yra daroma, kas ten realiai vyksta, iš ko uždirbama ir tada su žymiai realistiškesniais lūkesčiais grįš prie asmeninės prekybos. Jo. Nu, Nes, tai žinai, ką aš labai, vat, šitoje vietoje, žinai, su to, vat, ką aš daug kartų mačiau, nes labai daug metų jau rašau viešai, nu, tikrai periodiškai, žinai, jeigu ne kas metus, ne kas pusmetį ateina žmonės pas mane ant sienos, kurie man aiškina, kad tu blogai investuoji, blogai treidini, visa finansų tema yra supuvus, visi čia nieko nesupranta, aš per paskutinius 2 metus vidutiniškai po kiam procentų uždirbau, tai yra easy. Ir galiu visad pasakyti, kad per ateinančius 2 metus šitas žmogus nieko bendro su finansų rinkom neturės, nes viską tiesiog sudegins. ir nebeparašys. Ir nebeparašys, taip. Ir, žinai, ir taip būna nuolat. Tai tiesiog tie realistiniai lūkesčiai yra labai svarbus. Tai čia labai gerai, kad paminėjai va šitą pavyzdį, nes nu, tai dabar, aš manau, galim pereiti jau prie paskutinės dalies, kur aš tiesiog tokių random klausimų susirašiau. Ir va, pirmas klausimas buvo, žiūrėjau, Facebook'e turi 15 000 sekėjų. Nu, kažkas tokio, gal pas net nežinai. Gerai tau. Bet nu, aš tikiu, arba esi užsiblokavęs, bet nu, anksčiau gaudavai, nu, kiek žinučių gauni per Didelė kiek, aš blokavau viską, kas nedrauguose, išmečiau labai daug žmonių iš draugų išvaliau.
drauguose dabar iš esmės tie žmonės, kuriais bendrauju liko. Mhm. Ten kai ką, reikalo profiliau po to skambina. Tai būna Yeah. taip. Bet nu, aš taip labai agresyviai žiūriu iš to klausimą, nes užkniso tiesiog. Mhm. Ir dabar man Tai negali parašyti niekas, kas nėra drauguose. Ir aš nerespondinu į friend requestus, Mhm. tiesiog nebent tai yra realiai vat, pažįstamas Mhm. žmogus, su kuriuo aš kažką bendro turiu. Tai sumažėjo tas srautas. Bet tai kiek buvo? Nu, va šiaip įdomu. Tu Daug. Aš nežinau, daug. Ta prasme, kiekvieną dieną. taip, tu įeini ten ir prie, žinai, ar spam, ar prie request message, ar ten pilna. Dabar LinkedInas atsirado, kur irgi pradėjo, aš ten tai jo, bet tai ten, tai aš galvoju, tai iš viso išsitrinsiu gal profilį, nežinau, ta prasme, nes irgi biškių užknisa, kur su random klausimai žmonės eina. LinkedIn'e kažkaip dar jie atsargiau, Facebook'e tai ten tiesiog, ta prasme, aš esu turėjęs net tokių atvejų, kur man šitą ryte skambina kažkoks žmogus ir sako, pas mane čia finansinė bėda, aš ten kažkas, reikia man pagalbos, jūs čia žiūrėkit, turiu tą, aš pusryčių šeštadienį valgau, kas tau su galva negerai, nu, ta prasme, what the fuck, kaip tai galima. Ir, Antė, aš galvoju, kad jūs čia padedat žmonėms. Nu, ir, ta prasme, žinai, tai, Okay. tai va, tai tas... Supratau, tai buvo, reiškia, vargo vakarienė, bet o galėtum išskirti, kokį dažniausiai klausimą? Nu vis tiek kažkada... tas tipinis yra tiesiog, nu, aš čia noriu investuoti ir galvoju daryti taip ir gerai galvoju. Čia, nu, va, ta linija yra tokia visiškai tipinė. Bet nieko nerašydavai, nes nu, čia negali. Ne, aš copy-paste, realiai tą patį, sveiki, pagal ES direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus, nu, turėdavau. Ok, nu, tai čia toks trumpai įžangai. Vien žodžiu, jeigu aš esu matęs, kad liktai esi sakęs, va, kitose ten laidose, ką, nu, čia tokie bendri bus, kaip tu rekomenduotum tiesiog pradėti investuoti? Nu, žmogus, jisai, nežinau, paklausė šičia mūsų, paskaitė kokį nors ten postą, žinai, ir sako, nu, va, turiu ten 1000 eurų, noriu pradėti. Šiaip, kaip sakytum, yra paprasčiausia, efektyviausia, koks geriausias būdas? Pasidarai savo namų banko interneto banką, spaudi investavimas, Mhm. spaudi pirkti. Mhm. Viskas, nu. Ir viskas. Viskas taip. Ir tada žiūri, kas bus. Tai ir ar sakytum, kad vidutiniam investuotojui tiesiog yra paprasčiausiai kiekvieną mėnesį nuo savo ten pajamų ar kažkokią sumą atsidėti, kas mėnesį vesti vieną kitą instrumentą ir viskas? Manau, taip, ta prasme, absoliučiai didžiai daliai žmonių tai yra geriausia strategija. O pavyzdžiui, vat, čia pasižiūrėjus lėto pelno projektą, nu, kur aš kaip suprantu, tu tiesiog norėjai parodyti vat, būtent tą periodinį investavimo. Ten, žinai, yra keli, tai pirma, periodinis investavimas ir jo nauda. Antra, kad, nu, labai dažnai būdavo, aš neturiu pakankamai pinigų, tai aš norėjau parodyti, kad va, su 100-200 eurų aš galiu per visur, ta prasme, kripto, NT, obligacijų, ta prasme, tiesiog visur išsprędinta 100 eurų. Tai žinai, kad viskas yra įmanoma prie noro. Tai čia buvo du tokie esminiai tikslai. Bet ar nemanai, kad, vat, nes portfelis tikrai, kaip pasakė, yra ir fondai, ir akcijos, ir kripto. Taip, kuo plačiau, tiesiog, taip čia yra tikslas jo. Ar, nu, aš tikiu, kad turėtum gauti tai žinučių tokių, kad taigi va, ten koks nors fondas ar akcijos ten blogai performino, o atkri bitkoinas kaip gerai, tai čia kaip tik reiktų daugiau. Aš suprantu tavo atsakymą, bet ar va, nemanai, kad tas toksai jau labai išskaitas portfelis, kur yra daug egzotikos, irgi, nu, kažkokių galbūt nelabai teisingų lūkesčių. Nu, kad ne kiekvienam reikia taip išsprędinti. Aš manau, kad ne. Tai ir aš tą irgi, žinai, stengiuosi, man atrodo, aš net parašęs ir stengiuosi tą akcentuoti, kad čia yra edukacinis projektas. Čia nėra kažkoks geras, optimalus sportas. Šiaip performina žiūri gerai, net mane patys stebina. Ten 14 IRR'as, man atrodo, kažkas tokio. Tai S&P turbūt lenkia, ne? Jo, lenkia S&P gerokai. Tai sakau, čia mane patys šitas labai stebina, bet tiesiog, aš žinai, visur edukacinis projektas. Aš tiesiog noriu parodyti, kad daug dalykų yra įmanoma su mažai pinigų ir kad tu gali vis tiek tos tikslus neturėdamas nei pinigų, nei žinių, bet random dalykų pridaręs, vis tiek gali tos tikslus pasiekti, jeigu tu nuosekliai dirbi. Čia, žinai, esmė. Tai aš nemanau, kad tas portfelis yra, ar aš, žinai, nesidaryčiau tokio portfelio, ne. Taip. Bet jis yra labai geras edukacinė prasme, kur tu matai, kad vat, visko gali, žinai, gauti, jeigu tik nori patent 30-40 eurų per mėnesį. Jo. O šiaip neatsimeni skaičiaus, kokia koreliacija, pavyzdžiui, yra su akcijų indeksu? Didelė, žinok, tikrai didelė. Ja, tai aš net niekad neskaičiuoju šakės, tiesiog, žinai, matau, tai čia tikrai labai didelė ir nu, nes vis tiek ten didžioji dalis akcijos plus kripto, žinai, tai natūraliai ir gaunasi. Jo, bet, nu, žinai, yra, aš kaip mačiau, yra ir, va, ten ir paskolų, yra ir tas Baltic Horizon, kuris ten... Nu, tai ten, žinai, jis tiesiog viena kryptim važiuoja visą laiką, tai labai aišku. Toks užtikrintas labai geras produktas, žinai, kad kitą mėnesį turėsi mažiau pinigų negu šį. Ir viskas, manai, mirė? Ne, nemanau, žinok, nu, tiek turto vertė yra tam tikrai yra klausimas, už kiek tu gali realizuoti ir aš manau, kad dabar tas, ką mes rinkoje matom, kaina yra
mažesnė negu realizuojama turto vertė. Mhm. Tai dabar manau, kad tikrai ten yra tam tikras Nu, skirtumas. diskauntas nuo navo tai labai didelis. Tik tai vat, Taip, tai aš navo nemanau, kad irgi, mano akim navas nėra teisingas iki galo. Aš suprantu, kad ten vertintojai ir viskas skaičiuoja ir čia, žinai, Yeah. aš nesakau, kad jie blogai skaičiuoja, bet aš už tiek nepirkčiau, aš galiu taip pasakyti, bet, žinai, ar nuo to navo paėmus diskauntą kokį 30% supirkčiau. Manau, kad ne aš vienas. Ir tada atsiranda, žinai, skirtumas, vat ant šito. Jo, nu tai rinkos kaina, tai žinai, čia galbūt Baltijos rinkos likvidumo problema, galbūt stambių institucinių išėjimas, žinai. Daug ten, aš žinau visas detalės, tai ten daug yra. Jo. Bet aš, žinai, nemėgstu dalintis vėl, aš kai, žinai, rašau ten, tai stengiuosi per daug nelįsti tai, ką per gerai žinau. E, Kadangi pastaruoju metu labai garsiai nuskambėjo investicinė sąskaita, šiaip įdomi tavo asmeninė pozicija investicinės sąskaitos atžvilgiu. Viskas gerai, aš tik vat pas mus labai pasimečiau, kai pamačiau, kad dividendai yra excluded iš to. Tai vat man šitas momentas yra Mane toks. irgi. Tai galiu suprasti idėją, kad, žinai, neįsidėtum savo įmonės akcijų į... Idėja, žinai, kokia buvo? Kad, tipo, idėja tokia, kad Lietuvoje, kai įmonė moka divus, automatiškai perveda VMI 15, Mhm. tai jau, tipo, jau bus, žinai. Ir kad į sąskaitą tavo įkris jau 85%. Okay. Jo, bet, sakau, bet yra GTF jau Airijai, kuris 100 perveda panašiai, nu, ta prasme, tai kaip čia, nu, tai bet mintis ta, kad didžioji dalis atvejų dividendai ar ten Europos įmonės, ar tos pačios Amerikos įmonės, kai moka, nu, jau išskaičiuoja 15 ar ten kažkiek procentų ir perveda. Tai jeigu tu sumoki 15, tai tau, nu, nebereikės papildomai, žinai, mokėti. Taip. Bet sakytum, ta prasme, kad šitas, vat, vienintelis tau užkliuvo, bet kad, nu, tai geras. Visa kita, kiek aš mačiau vėl, žinai, kaip ir tam projektą parašyta aiškiai, kad VMI turės viską sudėlioti ir nurodyti, kaip tiksliai bus. Tai projektas skaitant, viskas gerai. Kaip VMI sudėlios, aš nežinau. Tai aš manau, kad, žinai, bet kokiu atveju aš manau, kad tai žiauriai teisingas ir reikalingas žingsnis. Kaip jis materializuosis, tai aš manau, kaip viskas, ką daro bet kas, iš pradžių bus kreivai šleivai ir tada mes per laiką visi kartu draugiškai taisysim šitą daiktą ir jis bus geras, naudingas, tikslingas. Jo, nes čia, nu, turbūt jo, čia tas geras pavyzdys yra tai, kad pradžiai, kai pirmą projektą pateikė, nu, ten labai rinka sujudo, sakykim. Ten buvo visai toks įdomus, kur aš atsimenu, kad ten skaitai ir nesupranti, kodėl, tavo logikos, žinai, nėra. Ir skaitai ir bandai skaičiuoti, nes ten buvo ir kažkokios sumos ribotos ir, nu, ta prasme, dar labiau apsunkino, atrodo, tą deklaravimo reikalą ir skaičiavimus, negu kad dabar yra. Supratau, tai, nu, šiaip bendrai teigiamai vertini, jeigu taip apibendrinant. Taip, visiškai taip. Nu ir gerai, ir tada va čia lygiai grečiai buvo ir bet dar įjungiant kameras, berods šnekėjom apie tos pačius ten trečią pakopą, investicinį gyvybės draudimą. Mes labai ten daug tų klausimų irgi gaunat, ką manot, ką tu pats manai. Turi trečią pakopą, pavyzdžiui? Turiu iš senų laikų tiesiog ten. Bet kad ten periodiškai įvesti? Neinvestuoju. Į antrą, kiek suprantu. Taip, antrą pakopą jo man atrodo pakankamai okei, o daugiau, sakau, aš kažkaip, yra mūsų fondai valdo, irgi į juos reikia. Dažnai yra kur reikia, tai čia aš tą trečią pakopą užleidžiu. Šiaip nemanau, kad, žinai, ar trečia pakopa aš nemanau, kad yra blogų produktų iš savęs, taip jau paėmus. Aš, žinai, produktas yra produktas. Klausimas, kaip tai parduoda ir kam jisai skirtas. Jeigu jis yra teisingai parduodamas, aš vėl, žinai, ta trečia pakopa kaip papildoma darbdavio motyvacija ir kaip papildoma priemonė kaupti pensijai, realiai pensijai neišsiminė, žinai, ten po metų pinigų. Žinau, kad tai yra, geras dalykas. Ir ta prasme, ir tai yra ir darbuotojų nauda, ir darbdaviui mokestinė tam tikra nauda, ir skatinimas, ir teisingas tikslas, socialinė prasme, viskas, žinai, susiveda. Tas pats gyvybės draudimas, žinai, jeigu tu supranti, kad tu tiesiog tą turi komponentą investavimo tam, kad tau padengtų premijos gyvybės draudimo, it's fine, jeigu tau tas tinka, jeigu tu nori gyvybės draudimo kaip produkto ir galvoji, per kurį čia galą šiek tiek sumažint tas sąnaudas, puikiai, tai viskas su juo yra, žinai, gerai. Tik klausimas yra pardavimai ir man pardavimai iš tų produktų nepatinka ir niekad nepatiko. Žinai, labai gerai pasakei, jeigu pats galvoji, kad tau tai, bet turbūt ne retas, kuris galvoja. Taip, tai pirkdamas. Va čia, žinai, įsijungia ta kita dalis, bet apie pačius produktus aš nieko blogo negaliu, nes produktas yra produktas. Nu jo, aš esu girdėjęs kažkada esi sakęs, kad pats produktas jisai nėra blogas, ta prasme, jeigu jisai tau deliverina ar ten, tą sprendimą, kurio tau reikia. Taip. Ir tu žinai, kiek tu moki ir tu pasiruošęs už tai sumokėti tiek ir galbūt pasilygini vienur brangiau, kitur pigiau. Bet jo, supratau. Tai apie asmeninį portfelį jau pasišnekėjom, aš čia buvau pasižymėjęs.
E, Tai praktiškai turbūt paskutinį klausimą aš turiu tau. Visada mes baigiam šitą rubriką knygos rekomendacija. Nu, tikiu, kad esi skaitęs knygų. Jeigu reikėtų išskirti vat, viena knyga finansų investavimo tema, kuri tau turėjo didžiausią, nežinau, įtaką, labiausiai patiko. Aš žinai, net man šitas, kaipgi ta ekonometrijos knyga, blemba, Hamiltonas, va, kur buvo toks stora ekonometrijos Hamiltono knyga, tai čia, žinai, tai gal nerekomenduosiu aš tokių dalykų. Reikia rekomenduot. Bet ne, nu, man čia, va, viena, žinai, tokių naujų, kurie tikiu, kad visi skaitė, tai, pavyzdžiui, Psychology of Money buvo, nu, tikrai geras toks, žinai, daiktas, va, paskaityti, nes kur aš labai noriu, va, ypač dabar, kai aš žiūriu, ramybės biškį pūs, kurie labai per daug skoncentruoja į detalės, pamiršdami platesnį. Ir vat šita knyga man labai atrodo buvo iš dalies apie tai iš tokių naujesnių, žinai, lengvesnių skaitinių, jeigu visai pradedant, tai žinai, tas klasikinis yra Turtingiausias Babilono žmogus, kur, nu, turbūt irgi visi jau, žinai, žino, skaitė kažką, bet, nu, tai yra irgi toks, žinai, geras dalykas, kur pradedančiam paskaityti, tai jeigu nenorint lysti į kažkokią gilumą dar. Jeigu jau pradėjot treidint ir viską, aš visiem labai rekomenduoju, yra tokia Gary Nordeno knyga Technical Analysis and Active Trader, kuri žiauriai gerai paaiškina, kur, kada naudoti techninę, kodėl ir taip toliau. Tai čia vat irgi daugeliui smulkių, žinai, mažmeninių. Kas, aš, žinai, bandau sugalvoti, vat, kas mažmeniniam investuotojui, kuris, vat, tiesiogiai, nes aš pats, kai skaitau, aš neskaitau knygų apie finansų, tai aš skaitau sci-fi kokį nors, tai dar kažką, aš visą dieną skaitau apie finansus ir ekonomiką, aš nenoriu ir knygų apie tai skaityti, nes, ta prasme, užtenka, jau man man per dieną užtenka, aš nenoriu. Žinai, bet dabar bandau iš va tokios, kur ten kažkam, žinai, draugam nunešu. Jeigu, žinai, ką dar, jeigu prisiminsiu, žinai, tau parašysiu vat kažką tokio iš tos temos, nes buvo dar viena ant liežuvio, tik tai dabar, žinai, bešnekant dingo. Bet aš sakyčiau, kad, žinai, aš ką rekomenduočiau, skaityti tokias labai bazinės knygas, kurios labiau yra apie tavo santykį su pinigais ir pasauliu, o ne apie tai, kaip, žinai, ten treidinti ir uždirbti pinigų, nes nemanau, kad daugeliui mažmenos tai yra naudinga, žinai, Graham, nu, bet kas, žinai, bet kokią ten klasikinę knygą, žinai, paėmus, kuri ten man tau gali būti įdomi dėl techninių detalių ir tų niuansų, kurie aprašyti. Jeigu tu duosi tą knygą, ten, žinai, apie value investingą visiškam retailui į rankas, jis ne tą įsineš iš to, ką ten reikia išsineš, žinai, ta prasme bus visiškai kiti. Tai aš manau, kad pirmiausia daugelį mažmenos reikia savo santykį su pinigais apsibrėžti ir galbūt ten tokią lengvesnę, nu, nežinai, ne visai popsą, bet tas geresnės tokias apie lengvesnės knygas paskaityt ir šiek tiek susipažint su savim, apie suprast tam tikrus labai bazinius dalykus, kuriuos tos vat bazinės knygos labai moka gražiai perteikt ir pradėt kelionę nuo ten. Nes aš manau, kad, nu, čia yra daug kas to pamatinio neturi psichologinio būtent susitvarkę dalyko, kad tų santykio su pinigais ir supratimo apie pinigus ir gebėjimo sukurt teisingus lūkesčius sau apie savo pinigus. Tai čia, aš manau, yra didesnė bėda, negu, žinai, visa kita ten, ta prasme, jau po to eina ir tu gan to, bet tas pamatas yra čia. Tai aš rekomenduočiau tiesiog vat šitoj sferoj, kas jums ten patinka, lengvesnių, kurias lengvai skaitos, kurios mielos ir taip toliau. Štai. Jo, tai čia aš, šiaip jo, ačiū labai už rekomendacijas, tai mes įdėsim tas knygas, tu man dar gal parašysi ten tam makro ar kokį ten ekonometriją. Ne, Hamilton, nedėk, palik šitą ramybę, gerai, aš nenoriu žmonių skriaust, ta prasme, tai yra. Bet čia vat labai gerai pasakėjai, ta prasme, kad pradėkim nuo pamatų, nu, bazės apskritai santykio su pinigais, nes, nu, aš nežinau, bent jau dabar gal mokyklose jau mokina daugiau apie tuos finansus, bet turbūt ir nuo mokyklos priklauso, bet prieš 10-15 metų ten tų finansų, jeigu ne į universitetą apie finansų nesimokinai, ne, o tai tiesiog pajamos, išlaidos, ten biudžetas, kur išleidi, kiek išleidi, sutaupai, tada neprageri tų pinigų, vadinkim. Man labai patiko toks pavyzdys, tipo, jeigu tu nori statyti dangoraižį, tai tu turi pradžiai iškast gilią duobę, pripilti daug betono, nu, vat, gerus pamatus, nes jeigu tu pastatysi ant smėlio tą dangoraižį, tai jis, nu, nuvirs, žodžiu, ir pakeliui bestatant. Tai čia tas pats, kad be abejo, ten jeigu esi labai toks, sakykime, mėgėjas aktyviai prekiauti, čia žinai, kad yra tavo, nežinau, svajonė, hobis, pomėgis, nu, tu čia nori, nu, tai be abejo, ten tada jau eisi ir susirasi tas knygas, bet daugumai turbūt, vat, nuo to reikėtų pradėti. Galėčiau Kindle atsidaryti, pažiūrėti, kas ten guli, bet tarkim čia
Tai jeigu pažiūrėsi, sakau, parašyk, mes tikrai ten galim daug tų rekomendacijų Bet aš net nenoriu, sakau, nes aš Mhm. nemanau, kad tai aš manau, kad po to, kai tu supranti va tą bazę pasidarai, supranti santykį ir tu tada žinai, kur judėti, natūraliai nueini ten. Nes, nu, pavyzdžiui, aš čia neseniai skaičiau apie burbulus, tokią knygą, kur Mhm. labai daug visų burbulų aprašyta ten nuo vos ne finansų rinkų pradžios. Mhm. Tai yra žiauriai įdomus skaitinys, bet nu, jis tiesiog turbūt įdomus, žinai, labai ma, Jo, tai mažam žmonių kiekiui skaityti, kaip, žinai, į Londone, kas ten daręs prieš 300 gerus metų per taip, finansų taip. burbulą. Tai man žiauriai įdomu, bet rekomenduot, nu, O žinai, toks labai atrodo beprasmiška. Tai va. čia dar jeigu minutę turim, vat labai paskutinį klausimą, aš galvoju, velnias pamiršau prieš knygą paklaust, bet čia vat paminėjai apie burbulus. Tai dabar dėl ko skaitai tą knygą apie burbulus? Ar šiaip, aš kitaip Aš tariant, kokia yra prieš tavo metus gal perskaičiau, okei, aš tik kartais vėl dažnai pamatau, atsiverčiu dar apie kažkurį paskaitau, bet tiesiog aš kažkur užmačiau, kad šitą knygą ir norėjau žinai, čia gerai, tai nu vat visiškai mano klausimas atsitiktiniu būdu. okei, sorry. Mano klausimas, nu, ne dėl knygos, bet kaip tu, vat ko nepaklausiau, kaip tu dabartinę šiaip situaciją finansų rinkose vertini? Aš išmokau per laiką vertint viską paprastai ir nedramatizuoti. Viskas visad yra ir bus žymiai nuobodžiau, negu visi galvoja. Mhm. Tiek į viršų, tiek į apačią tiesiog. Jeigu Bet tu nebuvo šie metai tokie jau labai nuobodūs, žinai, į viršų. ką aš žinau, pakankamai žinai, kur žiūri, jeigu į Nvidia žiūri, tada labai daug kilo, jeigu žiūri visą kitą, tada vietoj stovi. Bet bendrai nieko tokio. Ta prasme, nu, buvo taip, bet ar tu žinai, paimk 10 metų laikotarpį, tu nuolat rasi kelias akcijas, kurios šauna. Kartais jos bus Taip. labai didelės, kartais mažesnės, kartais bus kripto rinka, kuri bile kaip būt. Nu, visas žmonės sugalvojo, kur nukreipt savo pinigus, kuo labai tiki, kas tampa labai hype. Mhm. Kartais tai būna normalu, kartais tai būna visai beprasmiška. Tai ir tų burbuliukų formuojas nuolat, ir panikų būna nuolat. Va, Naikas nukrito kiek, net 20% po rezultatų. Panika tam tikroj industrijoj, tam tikri žmonės, kurie, jie, ta prasme, visi kreatyvčikai, kurie su Naiku dirba, taigi čia vat visa Taip. kiek tūkstančių žmonių, kuriem tai yra didžiausia krizė gyvenime. Mum neina, tai žinai, tiesiog reikia nusiramint, iškvėpt, nu, ne nuolat viskas kažkur vyksta, bet dienos pabaigoj vidutiniškai viskas būna žymiai nuobodžiau, negu visi tikisi. Mhm. L labai gerai atsakei, bet vis tiek tokiai vat tau pradžiai nuo makro lygio, žinai, suvokt. Nu tai kaip tu va dabar palūkanos, žinai, užkeltos, dabar lyg tai po biškį mažina, ekonomika visi čia kalbėjo prieš metus, kad čia bus ta recesija, jinai neįvyko. Tai šiaip tu labiau optimistas dabar ar pesimistas? Nu vat, nu, kaip sakei, 22 ar 23 pradžioj, sakei, vat labai šortinai ten vieną poziciją, Ne. tarkim. Tai dabar tu labiau optimistas ar pesimistas? Sakei, Aš duosi žiauriai neutrą. neutraliai, žinok, va dabar tikrai yra, kur aš, nu, neturiu. Aš manau, kad viskas bus tiesiog, kad mes toliau nuosekliai augsim, su visokiais, aišku, hikapais, su pajudėjimais ir taip toliau, kalbant tiek apie ekonomikas, tiek apie finansų rinkas. Palūkanos nuosaikiai mažės per porą metų iki 2-2,5 ir nieko įdomaus neatsitiks. Čia yra mano dabar toksai vat įsivaizdavimas. Okei, nieko įdomaus neatsitiks, nebent atsitiks tai, ko niekas nesitiki. Nu, bet tai Ne, bet čia, žinai, čia šitas, visad, kai nu, prognozuot ateitį, aš kažkada galvojau, kad norint investuot ir prekiaut reikia prognozuot mhm, ateitį. Tai šitas irgi yra labai svarbus momentas, kai tu supranti, kad mhm, nereikia žinot, kas bus ateity, va tada tu atsirandi labai geroj pozicijoj. Bet, žinai, visad, ką aš supratau, kad vis tiek tu turi turėt tuos scenarijus ir tu taip, turi bazinį scenarijų ir, žinai, taip visad jisai gali iš šono. Tu tą supratimą labai aišku turi turėt. Mano bazinis scenarijus dabar jau paskutinius kokius nuo kovido turbūt daros, kad mano bazinis scenarijus yra tas, kuris yra nuobodžiausias ir neįdomiausias. mhm, Nes dažniausiai tokie vyksta ribiniai scenarijai, kurie yra žiauriai įdomus ir jie vyksta žymiai rečiau. Tai aš taip, tiesiog pagal statistiškai žiūriu ir viskas. statistiškai, nu tai Taip. va. Okei, tai ką, aš visiem, kurie ištempė iki pabaigos, noriu padėkoti. Kaip visada noriu pakviesti, kurie nesat prenumeravę kanalo, prenumeruot. Rašykit komentarus, klauskit, bandom atsakyti, klausimus užsirašinėjam ir anksčiau ir vėliau juos stengiamės atsakyti. Ir ačiū Tautvydai, kad apsilankei. Ačiū tau.